Sveiki, sveiki, podkastas Dialogas vėl čia eterėje ir čia kaip visuomet kalbasi du psichologai Vitalijus ir Gediminas, sveiki visi. Šiandien įrašinėjame mūsų 69-ąjį epizodą, kuriame kalbėsime apie suaugusių vaikų ir tėvų santykius. Bet prieš pasineriant į šitą temą norime paagituoti, pareklamuoti, kad turime Contribui platformą, kurioje galite mus paremti, prisidėti prie podkasto gyvavimo, gauti papildomo turinio, kasmėnesinius klausimų atsakymų epizodus. Taip pat prisidedat prie to, kad dažnėtų mūsų epizodai su svečiais, kurių bus daugiau ateityje ir beje vienas artimiausių tai bus iš karto metams persivertus į skaičių 2024-uosius. Turėsim įdomų svečią, bet dar neskleisim ką, tiesiog pamatysit ir išgirsit. Tai ką? Tema tokia, sakyčiau, aš tik ruošdamasis tai temai kažkaip pagalvojau, kad labai pataikėm gerai prieš Kalėdas kalbėti apie suaugusių tėvų ir vaikų santykius, nes, būkim biedni, bet teisingi vis tiek prie to kūčių stalo ir silkutės vis tiek jūs ten lasdavos už tą yin-yang tatuiruotę ar kad ten sūnai vardą Trotvaldas davėt, tai kažkaip pasiruošti gal ir šitas epizodas padės. O jeigu rimčiau truputėlį, tai aš manau, čia tokia archetipinė, sakyčiau, tema, kuria visais laikais tokia būdinga buvo atsiskyrimas nuo tėvų ir ypač toks psichologinis, ne fizinis. Nes ir galvojant apie suaugusių vaikų ir tėvų santykius, tai vis tiek mes didelę dalim kalbam apie tai, kaip psichologiškai atsiskirti, kaip labiau būti savim, kaip nebūti nuneštam tų įtakų iš vaikystės. Ir vis dėlto tas psichologinis atsiskyrimas, kaip ir minėjau, už fizinį atsiskyrimą gerokai komplikuotesnis. Tėvai yra tokios galingos figūros mūsų gyvenime ir santykinai tas ryšys su jais mums yra duotybė, dėl to, kad mes negalime pasirinkti, kas bus mūsų tėvai. Tačiau paradoksalu tai, kad net ir suaugęs žmogus, jisai, kai jau turi pasirinkimus, kai gali rinktis, priimti savo sprendimus, savo gyvenimo kelią pasirinkti, jisai vis tiek kažkaip stringa neretai tame ryšyje. Su tėvais ten susiduria su daug barjerų, bet kita vertus, o kas žadėjo, kad tapsmas suaugusiu ir savo gyvenimo kelio pasirinkimas bus už dyką, be jokių barjerų. Tai negaliu ir aš šito žadėti, tai todėl manau, kad tai ir yra svarbi tema, kad jin tokia yra archetipinė, būdinga visiems turbūt, skirtingais laipsniais, vieniem labiau gal ta tema aštri, kitiem mažiau aktuali, bet vis tiek būdinga jinai visiems. O ką tu manai apie šitą temą? Be abejo, itin aktuali ir labai dažnai pasirodanti psichoterapijos kabinete ir nepaslaptis tai, kad mes su tavim Daliau jau turbūt kokie metai laiko vis užsimenam apie tą temą, bet tik tai dabar pradėjom daryti podcastą apie tai ir man yra šiek tiek, atrodo, ir tokio nerimo kalbant apie tai, nes tai yra komplikuota tema, sudėtinga ir kiekvieno žmogaus istorija yra vis kitokia ir, žinoma, santykiai kitokie, gyvenimo kontekstai kitokie, vaikystės skirtingos, tėvų vaikystės skirtingos ir panašiai. Ir čia yra labai daug tokios individualios įvairovės, dėl to man norisi galbūt iš karto pasakyti remarką, kad mintimis, kuriomis dalinsiuosi, tai yra tokios labiau galbūt iš praktikos, iš kitų psichologų praktikos kylančios, sakykime, gairės, nebūtinai apie tai, kaip čia dabar turėtų būti. Man norėtųsi iš vis išvengti kalbėjimo, kaip turėtų būti šitoje vietoje, nes būna visaip ir taip kaip kartais gali atrodyti, kad turėtų būti, iš tikrųjų nebūtinai kažkokiam konkrečiam žmogui, kažkokiam konkrečiam santykiui yra teisinga. Tai man atrodo, tai yra labai aktualu ir kartu reikalauja tokio atsakingumo. Jo, bet šitą disclaimerį turbūt prieš bet kurią mūsų temą galėtume pasakyti, kad tai, ką kalbame, nėra kažkokios taisyklės. Tai tikrai vertinu, kad dar kartą paminėjai tai, kad tikrai jautri tokia tema ir, kaip sakai, daug tokio individualumo. Ir tikrai turbūt verta paminėti, kad tai, ką kalbėsim, kad tai ne apie tai, kaip turėtų būti, nes man atrodo, žmonės labai ieško tokių gairių ir taisyklių, kaip turėtų būti, ir tą galim pastebėti iš mūsų klausytojų ir rėmėjų, kurie užduoda mum kas mėnesį klausimus, kad vienas tokių dažnesnių klausimų tai yra būtent apie tėvus arba santykius. Tėvais tikrai ne vienas ir ne du ir ne trys klausimai buvo ir tuose klausimuose užkoduota, o tai kaip man elgtis, kaip daryti, kaip turėtų būti,
kas čia teisus ar neteisus ir panašiai. Tai vis tiek mūsų psichika ieško to sprendimo būdo, bet ne visada jis yra konkretus labai. Tiesa. Ir man tai norėtųsi pradėti šitą temą atidarant nuo to, kad siūlyčiau tokį palyginimą, su juo galima diskutuoti, bet lyginant su bet kokiu kitu santykiu, tėvų ir vaikų santykis, bei vaikų ir tėvų santykis, čia abipusio eismo momentas, jis yra persmelktas abipusiais lūkesčiais ir nemažais lūkesčiais. Tai yra, mes bičiuliams savo draugams retai kada turim kažkokių lūkesčių, kaip jie ten turėtų elgtis su mumis ir koks jų turėtų būti gyvenimas, bet kaip taisyklė, tėvai paprastai turi lūkesčių ir įsivaizdavimą apie vaikų gyvenimą, koks ten jiems darbas turėtų būti geriausias, kokio dydžio atlyginimą, su kuo jie turėtų bendrauti, kokį partnerį rinktis, kokią seksualinę orientaciją turėtų būti, kiek jie turėtų knygų skaityti, kaip jie leisti arba neleisti savo laiką turėtų. Ir lygiai taip pat vaikai turi, net ir suaugę vaikai, vis dar daug lūkesčių apie savo tėvus, tai pavyzdžiui, kaip jie turėtų bendrauti, kada kalbėti, kada patylėti, kokia turėtų būti jų pasaulėžiūra, koks gyvenimo būdas, koks turėtų būti jų sąmoningumo lygis ar išsilavinimas, ar ten gebėjimas reflektuoti save, kokie turėtų būti tarpusavio tėvų santykiai ir panašiai. Tai yra du žmonės šitoje santykių dinamikoje visuomet yra su kažkokiais lūkesčiais. Ir be jų būti šiame santykėje yra itin sunku, lyginant su bet kokiu kitu mokytojo, mokinio, draugo ir panašiais kitais santykiais. Vitalijau, tu sutiktum su šituo teiginiu? O taip, neabejotinai, ir aš net galiu pasiremti vienu moksliniu tyrimu, kuris yra pakankamai senas, 24 gal metų senumo, bet jisai, man atrodo, gerą tokį apibendrimą padaro. Jie ten tyrinėjo nesutarimų sritis tarp senstančių tėvų ir suaugusių vaikų. Ir nesvarbu, kad tyrimas netoks naujas, bet aš nemanau, kad yra kažkas labai pasikeitę ir yra 6 sritis, kur dažniausiai nesutaria tėvai ir vaikai. Tai yra bendravimo ir tarpusavio sąveikos stilius, tai kaip vieni su kitais šeimoje bendrauja, kaip tu turėtum bendrauti, kaip aš turėčiau bendrauti, kad tu ten būni visada kritiškas arba tu ten visada rėki, vis kažkas netinka. Įpročiai ir gyvenimo būdo pasirinkimai, tai liečia viską. Stilių, šukuosena, išsilavinimas, alkoholio, narkotikų vartojimas, partnerių kaita ir panašus dalykai. Vaikų auginimo praktikos ir vertybės. Tada 4, tai politika, religija ir ideologija, tai irgi labai suprantama. Tada 5, darbo įpročiai, tai per daug dirbi, per mažai dirbi, ne tą gal dirbi. Na ir 6, tai namų ūkio priežiūra, tai nesutarimai, kaip rūpintis savo namais, nes tėvai, žinoma, irgi turi savo versiją ir vaikai dažnai turi savo versiją, kaip tais namais rūpintis. Ir aš gal dar pridėčiau apie tokią laikmečio dvasią, kad vis tiek dabar mes ir sociologai, ir psichologai kalba apie tą išsitęsusi tapimą suaugusiu, tą laiką, kad dabar nebėra jisai toks staiga nuo 18 ar nuo 20 ir aš manau, kad šitie tokie socialiniai, kultūriniai pokyčiai irgi prisideda prie tokio sunkesnio gebėjimo psichologiškai atsiskirti nuo tėvų, nes anksčiau ta suaugystė ateidavo praktiškai staiga prieš keliasdešimt metų. Tu pabaigi mokyklą, arba tu eini dirbti staiga, važiuoji į darbo rinką, arba gerai mokaisi, pabaigi universitetą, bet irgi jie baigdavosi daug anksčiau, nes ir mokykla trumpiau trukdavo, ir universitetą gaudavos, kad pabaigdavo žmonės anksčiau. Tai ankstyvuosiuose 20 kažkelintuosiuose metuose jau žmogus būdavo praktiškai pilnai suaugęs. Tuo tarpu dabar tai išsitęsia iki 27, 8, kartais 30 metų ir tos savo paieškos, savo kažkokio vidinio autoriteto paieškos, tai tikrai prisideda ir prie to, kaip mes palaikom ir kokią įtaką mums turi santykis su tėvais. Tikrai svarbi aktualija, kurią tu paminėjai, tikrai yra taip, kad daugėja 30-mečių, kurie vis dar gyvena su tėvais ir vis dar ieško savęs ir vis dar neišėjo į savarankišką gyvenimą, ir tai tikrai tampa užduoti, tai yra iššūkių ir patiems tėvams neretai, kurie jau galbūt norėtų gyventi savo savarankišką gyvenimą. Žinoma, galbūt yra tėvų, kuriems tai yra gerai, nes jie bijo to tuščio lizdo, vengia jo ir taip tokiu būdu juos užpildo, bet tie santykiai dažniausiai
būna sudėtingesnės dinamikos ir vienaip ar kitaip. Čia jau norisi išsakyti vieną iš minčių, kad ką pastebiu savo praktikoje ir ką neretai psichologai kalba, kad vis dėlto, kad įvyktų, taip sakant, jaunuolio einančio į suaugystę kažkoks autonomijos formavimasis arba emocinis reikalingas atsiskyrimas nuo tėvų, kad jis galėtų jaustis kaip savarankišku, autonomišku žmogumi, reikalingas yra ir fizinis atsiskyrimas nuo tėvų, bent jau kuriam laikui, nebūtinai ten visi amžiams, aš nekalbu apie nebendravimą, bet aš kalbu apie išsikėlimą iš tėvų namų, kad nepaisant to, kad mes galim turėti ir savarankišką gyvenimą, ten, nežinau, 30-metis, kuris gyvena su tėvais, turi karjerą, turi romantinius santykius ir panašiai, bet jis vis dar tėvų namuose, jis tik tai išsikėlęs iš tėvų namų po metų dviejų supras, kad šis tas jame ir neaugo ten būnant, nepaisant to, kad jis galbūt gyveno kaip ir autonomišką gyvenimą. Ir čia tikrai labai labai svarbi ta ir fizinio atsiskyrimo dimensija ir esu susidūręs tikrai ne su vienu žmogumi savo ir socialiniam rate, tiesą sakant, ir psichologo praktikoje, kur, sakykime, kokiu nors 25 metų žmogus vis dar gyvena su tėvais ir iš to kyla daug sunkumų, konfliktų ir kartais užsimeni apie tai, kad yra tokia galimybė, tu gali bent pamėginti ir ten būna kartais neretai, kad išsikraušius, ten per pirmus kelis mėnesius jau pajuntamas kažkoks, kažkas atlaisvėjo mano galvoje, kažkaip jaučiu daugiau laisvės, bet vėlgi, kaip minėjau, istorijos visokios būna, žmonės jaučiasi labai nepasirengę savarankiškam gyvenimui ir kaip tik krenta, pavyzdžiui, depresija, tai vėlgi čia su tais kaip turėtų būti, tai būna labai įvairiai, bet svarbi dalis, kurią tu paminėjai, kad viena yra kalbėti apie tai, kaip tėvams sunku paleisti vaikus į suaugystę ir priimti, kad jie jau nutolo ir tėvai yra mažiau reikalingi, o kita pusė medalio irgi kaip padaryti, kad šitam 30-mečiui vaikui tėvai būtų mažiau reikalingi ir jis eitų į savo savarankišką gyvenimą. Aš net skaitydamas literatūrą šitam epizodui susidūriau su naujų terminų, man iki tol negirdėtų, boomerang kids, tai yra vaikai bumerangai, tai būtent apibrėžia jaunus suaugusius, kurie buvo išvykę gyventi iš tėvų namų, tai ar studijuoti išvažiavo, ar kažką kito daryti, bet kažkas nutiko ir jie tada sugrįžo. Tai toks kaip, nebūtinai galima traktuoti kaip žingsnį atgal, tai gal buvo priežasčių ir kodėl teko tenais sugrįžti, bet tos priežastys irgi aprašomos tokios, tai ką ir tu paminėjai, pavyzdžiui, psichikos sveikatos sunkumai kažkokie, depresija, ką tu paminėjai, finansiniai sunkumai, tai aš manau, kad svarbu turėti kažkokį užnugarį ir kartais labai yra gerai, kad yra tokia galimybė, kad gali kažkur sugrįžti, bet klausimas, kaip ten neužsisėdėti sugrįžus ir kaip tuomet pasinaudoti, nežinau, kaip laikiną stotelę, bet ne tuo tokiu patogumu, kurį sukuria, nes tikrai tėvų namai daugeliui jaunų suaugusių sukuria tą komfortą, kažkokį saugumą, patogumą ir tai, ką tu pasakoji apie tai, kad netgi kalba, kad jaučiasi visai laisvi, autonomiški gyvendami su tėvais, bet tu paminėjai labai gerą dalyką, kad tada net negalima patirti, kas nesivysto, nes tu tada nesusiduri su kažkokia nežinomybės dalims, kažkokiais iššūkiais suaugusio gyvenimo. Taip, neseniai pasiruošdamas šitam epizodui išgirdau frazę įdomią. Man patiko, kaip jis skamba. Jeigu manai, kad esi nušvitęs, pagyvenk savaitę su savo tėvais. Man atrodo, šitą frazę verta dėmesio ir turbūt neretas žmogus gali atpažinti savyje tą patirtį, kad viena yra, jeigu mes ten, nežinau, per savaitę ar per mėnesį praleidžiam su savo tėvais, kai jau esame suaugę, porą valandų susitikę ir panašiai, visai kas kita, kai praleidžiam, sakykime, šventas artėja, kokias nors 3 dienas ir staiga mumise atsigamina senosios mūsų elgsenos dinamikos. Kažkuria prasme mes suvaikėjame, prisimename save paauglystėje, vaikystėje ir mums tai nemaloniai primena apie mus pačius, galbūt kokie mes buvome, arba apie kažkokią tėvų dinamiką santykėje į mus, kuri mums yra palikusi nuoskaudą ir tada mes tampame irzlus, surūgę, pikti ant tėvų, negalime iškomunikuoti, kas čia mums negerai, imame ožiuotis, čia taip sakau mes, tai tarsi apeliuodamas į tos visus suaugusius vaikus, bet tie suaugę vaikai gali būti netgi kalba eiti apie 70 metų vyruką, kuris grįžta pas 90-metę mamą.
Tai gali irgi lygiai taip pat įsijungti to 15-mečio paauglio, sakykime, kažkoks savijauta ir elgesio modeliai kažkokie, kuris pradeda ožiuotis ir panašiai, nors gali savarankiškame gyvenime būti brandus ir, sakykime, sėkmingas žmogus ir karjerą padaręs ir savarankiškas ir užmesgęs savo ryšius ir galbūt jau savo vaikus užauginęs, bet ilgiau pabuvęs su savo tėvais gali pajausti tą tokią irgi įsijungiančią vaikišką dinamiką. Tai man atrodo, kad čia tokia irgi svarbi mintis, čia mano filosofinis jau pamastymas, kuri atėjo begalvojant apie tai, ne tai čia kaip turėtų būti, bet galvoju, galbūt ar nebus taip, kad tai yra iš tiesų kažkuria prasme gamtos užprogramuota, kad suaugę vaikai ir tėvai neturėtų kažkuria prasme gyventi kartu. Žinoma, žmonių kultūroje įvairios kultūros formos yra įvairios santykių sanklodos, mes turim ir šiuolaikiniam pasaulyje daug kultūrų, kur 4 kartos gyvena po vienu stogu ir tai yra normalu, įprasta ir mes anksčiau gyvename mažesniuose bendruomenėse, kur vieną vaiką augindavo ne vienas iš tėvų, kaip dabar labai dažnai netgi ne 2 tėvai, o vienas iš tėvų augina, nes didelis skyrybų skaičius, bet augindavo visas kaimas. Ir čia irgi svarbi dalis. Ir tėvams mintis, kad didelė atsakomybė šiais laikais tenka ar abiems tėvams, ar vienam iš tėvų, nes glaudžiose bendruomenėse gyvenant ten visą laiką dalyvaudavo ir seneliai, ten pusbroliai, pusseserės, ten dar kažkas ir jie kažkaip irgi perimdavo kažkokias tai roles ir taip tėvų dėmesys būdavo padalinamas individualistinėje kultūroje, yra labai daug atsakomybės krentančios ant tėvų pečių ir tuom syk iš vaikų ateina labai daug lūkesčių, vėl grįžtant prie to. Bet tu paminėjai tą gamtą, kad čia taip iš gamtos tarsi tai galima jo netgi svarstyti tą linkme, kad mes žmonės, būtybės esam pasmerkti turėti sunkumų su tėvais dėl to, kad mes kaip būtybės esam patys ilgiausi, kaip ten ilgiausiai mums reikia augti kažkieno priežiūroje, kad mes galėtume vystytis. Tuo tarpu, dauguma kitų gyvūnų, jie gali tiesiog po gan trumpo laiko viskas prižiūrėti save, susimedžiot maisto ir viską daryti. O mes labai ilgą metų skaičių augame ir iš tiesų negalime labai ilgą laiką savimi pasirūpinti, tada už mus rūpinasi kiti ir tai irgi yra tam tikra našta, kurią nešam ir vėliau suaugusio gyvenime tenka su įvairiais sunkumais, kurie kilo iš to santykio, kuris truko tuos 14 metų spręsti. Ir dar aš pamiršau vieną mintį, kai tu kalbėjai apie tą ypatingumą mūsų ryšio su tėvais ir santykio, kad jisai visai kitoks nei su draugais, tai aš dar pridėčiau tokią mintį, kuri man kilo, kad jo, mes tėvus patiriame iš tokios pozicijos, iš kokios nepatiriame jokių kitų santykių, nes galima sakyti, kad santykis su tėvais mus provokuoja ir provokuoja mūsų tą vaikiškąją poziciją, kuri galbūt visiškai neišlenda tuose kitose santykiuose. Ir net iš darbo su klientais patirties, galiu taip apibendrintai paminėti, tarkim, tokius pavyzdžius, kai žmogus gyvendamas atskirai nuo tėvų atrodo visai neblogai tvarkosi savo gyvenime, sprendžia sunkumus, atlieka pasirinkimus gyvenimo visokius, bet sugrįžta pas tėvus, pabūt truputėlį, viskas atrodo sugriūna, visi tie pasiekimai apie savo individualumą kažkoks galėjimo jausmas, kad galiu atstovėti savo poziciją ir nueinama į vėl tą kažkokią, vėl čia sakau, ne su visais, kaip ir tu minėjai, kiekviena situacija individuali, bet tikrai ne vieną atvejį girdėjau, kur atrodo tas visas individualumas žmogaus ir gebėjimas pabūt savimi, kurį stebi atskirai nuo tėvų, subyra tada, kai jisai nuvyksta pas tėvus, pabūt keletą dienų. Jo, ir čia svarbus momentas, kurį tu išryškinti apie tai, kad kaip jokiam kitam santykyje šitame gali labai labai lengvai aktyvuotis vaikų turimos žaizdos. Nepaisant to, kad aš drįšiau išsakyti tokią mintį, bet vėlgi tai mano pafilosofavimas, nereikėtų priimti kaip iš ten eksperto, psichologo rekomendacijos ir kad tai privalo būti, bet man atrodo, tai mintis verta įgarsinti ir verta susimastyti. Ir galbūt apie ją mąstant gali būti net ir kažkokios geros asmeniniam gyvenime klausytojų refleksijos. Tai yra, kad jeigu kelti klausimą, ar suaugę vaikai turėtų užkamšyti tėvų neišpildžiusių lūkesčių arba neišsipildžiusio gyvenimo skyles, aš manau, kad ne. Jie neturėtų. Tėvai turėtų
kažkaip gebėti išleisti savo vaikus į nepriklausomą gyvenimą. Na, bent jau tai būtų, sakykime, sumažintų tikimybę, kad tai vieni kitus skaudintų, tai yra suaugę vaikai ir tėvai abipusiškai. Ir lygiai taip pat, sakyčiau, ar tėvai turėtų apsiimti savo suaugusių vaikų nesėkmes, įsitvirtinti į savarankišką gyvenimą ir jų atsakomybę už gydymąsi jų vaikystės žaizdų? Manau, kad irgi ne. Manau, kad tėvai, kol augina vaikus, jie yra atsakingi už tai, kaip jie dalyvauja santykėje su savo vaikais ir kas ten vyksta. Ir žinoma, yra dideli šansai, kad ilgą laiką artimai gyvenantis du žmonės anksčiau ir vėliau vienas kitą įskaudins. Ir tai galioja ne tik tėvų vaikų santykių, tai galioja poros santykiams. Na, taip nutinka. Mes, kai atsiveriam, tampam jautrus, tampam pažeidžiami ir ne visada pataikom savo reakcijomis arba kartais aštriau reaguojam ir panašiai ir įskaudiname vieni kitus. Bet man atrodo, kai vyksta atsiskyrimas, tėvai jau nebėra atsakingi už tą žaizdas ta prasme, kad tai jau yra suaugusio vaiko atsakomybę prisimti atsakomybę už tai, kad aš gyvenu su tam tikrais randais, su tam tikrom žaizdom. Ir galiu laukti, kol pasikeis tėvai ir jie atsiprašys už tas žaizdas, ims kitaip elgtis ir panašiai, bet taip galima nukeliauti iki to scenarijaus, kur 70-metis vyrukas vis dar pyksta ant 90-metės mamos, kad tu nebuvai tokia, kokia aš noriu ir dėl to aš negaliu gyventi gyvenimo tokio, kokio noriu. Dėl to tas principas, apie kurį sakiau, man atrodo vertas vien nebūtinai kaip kažkokia absoliuti tiesa, kad taip turėtų būti, bet kaip mintis, apie kurią verta susimastyti, prisiemant atsakomybę už savo gyvenimą, nes dažnai tai būna. Tas kraštutinumas, kad suaugę vaikai įkrenta į kaltinimus tėvams. Tai yra, kad jūs nebuvot tokie, kokių aš tikėčiausi, vėlgi apie ta lūkesčių rolė čia svarbu vaidmenį vaidina. Ir vaikystė mano buvo skaudi, pilna neteisybės ir tikrai sunkių visokių patirčių. Ir dėl to mano gyvenimas šiandien nėra toks, kokio aš norėčiau, kad jis būtų, nes matau ir žmonės šalia savęs, aplink save, kurie turėjo kitokį šeimos modelį ir jie turėjo tarsi geresnį startą ir dėl to jiems yra lengviau, galbūt jie patiria mažiau socialinių sunkumų, aš dėl to patiriu daugiau socialinių sunkumų ir dėl to esate kalti jūs. Ir manau šitoj vietoj netgi, kad ir neretai psichologai, kurie kalbėdami apie psichikos sveikatą deda pakartotinai ir labai dažnai didelį akcentą į vaikystę, prisideda prie šito požiūrio, kad už tai, kokie mes esam, atsakinga mūsų vaikystė. Ir pamiršta, kad vaikystė mums sudeda tik pamatus, bet vėliau, kaip mes statome savo gyvenimą suaugę, tai yra mūsų atsakomybė. Bet neretas žmogus, tenka sutikti žmonių, kurie 50 metų gyvendami vis dar yra tame įsitikinime, kad jų gyvenimas jau yra iš anksto sugadintas ir dėl to kalti tėvai ir jie nieko negali pakeisti. Ir man atrodo, kad tokia nuostata gali tikrai labai skaudžiai kainuoti tų pačių suaugusių vaikų gyvenimams. Tai yra, kad jie sunkiau prisiema atsakomybę už pokyčius ir lygiai taip pat kainuoti jų abipusiam santykiui su tėvais. Kad tame būna labai daug konfliktų, kaltinimo, agresijos, skaudinimo. Tai čia, man atrodo, tikrai tas yra sudėtinga, bet iš tikrųjų, į ką norėjau sureaguoti, čia gavus, kad išsiplėčiau, nes tema tikrai plati ir įvairi, kad Vitalijau prieš tai paminėjai apie tai, kad labai lengvai gali aktyvuotis tos mūsų žaizdos santykė su tėvais. Va čia yra tas itin didelis jautrumas ir iš to gali pareiti labai daug visokių to kaltinimų ar kitokių reakcijų ir panašiai. Tai, man atrodo, labai šauniai prasiplėti iš toj vietoj ir aš pabandysiu prisidėti prie tavo praplėtimo, nes tai, ką tu pasakoji apie tuos lūkesčius nepaleidžiamus, tai galima, įsivaizduoti jos kaip tam tikrą irgi vaizdinį arba fantaziją, kurios yra neatsisakoma, kad kai tėvai pasikeis, tai tada jau viskas bus gerai gyvenime. Arba jeigu jie būtų buvę kitokie, tai būtų tada taip ir anaip. Kas šitame scenaryje, kaip ne visada prasminga, kaip būtų, jeigu būtų mąstyti, nes galime labai užgraužti save, bet tame, kaip būtų, jeigu būtų, tai galime netgi pamatyti tokias vidinės plėtros galimybės, gal aš taip pasakyčiau, kad fantazuojant, kas būtų buvę, jeigu
ten tėvas ar motina būtų buvęs kitoks, žmogus vis tiek pasakys apie kažką apie save, apie savo kažkokius poreikius, apie kažkokius trūkumus ir iš šito pafantazavimo galima tada numatyti ir pasakyti, tai kur reikia žmogui toliau kažkaip ugdyti save ar plėtoti, ar kur jisai galėtų ieškoti atsakymų ar ieškoti, kuria linkme augti, nes tenais bus kažkoks trūkumas, kažkokia stoka, vis tiek ta stoka vat ir kelia tą įtampą kažkokią. Bet pratęsiant tas nepaleidžiamas fantazijas, tai man vis tiek atrodo, kad tos nepaleidžiamos fantazijos gali sėtis netgi su tokiu, aukos vaidmeniu, sakyčiau, kad tada tampi tokia auka tėvų kažkokio nepakankamai tobulo auklėjimo ar auginimo ar namų atmosferos. Ir aš tai pastebiu apskritai, kad jauni suaugusieji dabar yra tikrai labiau išprusę psichologinė prasme, daug labiau emociškai raštingi nei, tarkim, jų tėvų kartos atstovai. Vis dėlto šis emocinis išprusimas, man rodos, turi ir tą šešėlinę pusę, tokią teisuolišką. Tai va, aš dabar žinau, kaip turi būti, tu toks būk, ir taip gan neretai keliami tokie nerealistiški lūkesčiai tėvams, kokie jie turėtų būti, kaip jie turėtų mane priimti, ką jie man turėtų sakyti, ko turėtų nesakyti, ir tada irgi grįžtama į tokią labai bejėgę poziciją, kad aš esu auka ir aš čia nieko negaliu. Tai vad grįžtant dar truputį prie to aukos vaidmens, tai vis tiek, kad aš esu tas ar ta, kuris buvo nuskriaustas, kuris nepatyrė šilumos, meilės ar kitų jausmų, todėl viskas, kas su manim yra ne taip gyvenime, aš galiu paaiškinti tuo. Ir kai jau žmogus šiaip ima įsisąmonint tą aukos vaidmenį, tai tolimesnis žingsnis į tokią brandą būtų ir prisimti atsakomybę už tai, kad būna auka. Vis tiek išėjimas iš aukos vaidmens eina per savo tokį galėjimo įsisąmoninimą. Ir žinoma, yra dalykų, kurių negaliu arba jau net nebeįmanoma pakeisti, bet visada yra dalykai, kuriuos aš galiu ir kur yra galimybės. Tai kas tai galėtų būti? Čia žmogus savo galėtų užduoti klausimą, kas tie dalykai, kuriuos aš galiu. Ir yra frazė tokia, aš dabar galvoju, apie kokį amžių kalba, neatsimenu tiksliai, bet kažkuriuo metu jau laikas nustot kaltinti tėvus ir nuo kažkurio amžiaus jau net sakoma, nebegalima kaltinti tėvų dėl to, kas vyksta tavo gyvenime, nes šiaip taip ir liksi tada visada nuskriaustojo vaidmenyje. Ir man atrodo, gera tavo ta remarka buvo apie psichologus, kad jie sieja sunkumus su vaikystės patirtim ir tas toksai žmogus iš gatvės galėjo atsakyti, bet tai palauk, jūsgi psichologai tikrai nuolat pasakot, kad viskas ateina iš vaikystės, tai kaip suprast, nustot kaltinti tėvus. Tai čia galima tokį disclaimerį truputį padaryti, kad taip mes tyrinėjom vaikystės patirtis, bandome suprasti, kokioje atmosferoje žmogus augo, kokiems santykių modeliams vystytis ta atmosfera buvo palanki, tyrinėjom tam, kad suprastume, kokie poreikiai buvo nuslopinti, kokioms asmenybės dalims galbūt nebuvo galima spontaniškai pasireikšti augant. Ir taip kartais turime pasipiktinti dėl to, kaip elgiasi su mumis tėvais, ir kartais tą netgi būtina padaryti kartu su klientu, tačiau to tikslas šiaip niekada nėra apkaltinti tėvus už visus mūsų sunkumus ar tuo labiau didinti aukos vaidmenį. Vis tiek tas tyrinėjimas yra skirtas tam, kad mes galėtume pamatyti tas augimo galimybės. Bet aš pilnai suprantu, kad žmogus iš gatvės tikrai gali galvoti, kad mes visada norime viską paaiškinti tik tais vaikystės patirtimis. Tai daug komplikuočiau čia yra, tai kiek išėjo, pabandžiau tą disclaimerį padaryti, gal ne visi su juo sutiks, bet man norėjos tą pridurti. Bet tikrai gerai, kad pridūrė, ir man dar norisi paakcentuoti apie tai, kad iš tiesų, kaip psichologai kalba apie tą akcentą, kad asmenybė formuojasi vaikystė ir jos pagrindas susiformuoja ten ir daug kas kyla iš tos vaikystės, tai viena yra, ką patys psichologai turi omeny, sakydami tai ir matydami pilną kontekstą, būtent ir to, ką tu paminėjai, kaip, vėlgi skirti galima padaryti, kad mėginimas suprasti, kaip mane formavo tos patirtis, nėra lygų tėvų kaltinimas ir kad viskas per juos. Tai yra mėginimas suprasti įtakas, kuriuose formuoja. Lygiai taip pat, nežinau, kaip žmogus, kuris augina gėles ir bando googlinti, suprasti, kokio oro, kokios drėgmės, kiek šviesos, kokios žemės jai reikia tai gėliai. Tai nereiškia, kad kaltinimas visų tų aplinkybių, tai reiškia mėginimas įsisąmoninti tą poveikį tam, kad ta gėlė geriau augtų. Lygiai taip pat yra ir su žmogumi, tačiau,
nedažnas žmogus tikrai išgirsta tą žinutę ir tą svarbu tinkamai komunikuoti. Ir pavyzdžiui, viena iš knygų Alice Miller Gabaus vaiko drama, kur ten yra aršiai kaltinami tėvai, vis dar lietuviškose knygynuose galima rasti ją tarp top 5, top 10 perkamiausių knygų, nors jinai yra labai seniai išleista, bet jinai vis dar labai perkama ir psichologų dažnai rekomenduojama. Ir čia vėlgi svarbus momentas, kad tikrai labai plati tema ir galima būtų daug kalbėti. Yra nemažai situacijų, kai suaugę vaikai gyvena kraštutinume ir su tuo tenka susidurti ir psichoterapijoje, kad viskas fainai su ta vaikystė, tėvai labai geri, tik su manim kažkas negerai. Ir tada visą laiką kyla klausimas, kaip tokioj fainoj šeimoje su tokiais fainais tėvais gimsta toks blogas, save kaltinantis, graužintis ir abejojantis savimi žmogus. Kažkaip nesiriša. Turiu omeny, kad vaikams augant yra sunkiau įsisąmoninti tas aplinkybės ir kaip juos paveikia ankstyvosios vaikystės aplinkybės. Kažkuria prasme vaikams jų šeimos atmosfera yra kaip žuviai vanduo. Pabandyk tu žuviai papasakot apie vandenį, jeigu jinai turėtų pirštus, sukiotų pirštą prie smilkinio, klausydama tavęs, nes jai tai yra tiek natūralu, kad jinai net nežino, kaip gali būti kitaip, nebent ta žuvis, kuri buvo, išmesta į krantą ir kažkas ją įmetė atgal. Gal jinai, jeigu turi smegenis panašesnės į mūsų ir suvokia, pasirodo, gali būti kitaip. Tai tas tokia įžvalga, toks momentas neretai nutinka su suaugusiais vaikais, kai jie, pavyzdžiui, iškeliauja iš tėvų namų, sukuria romantinius santykius ir susiduria su, sakykime, savo partnerio ar partnerės tėvais. Ir pamato visiškai kitokią šeimos dinamikas ir tada supranta, tai pas mane taip, kaip yra, reiškia, nebūtinai taip turi būti visada. Ir tiek daug kartų aš esu girdėjęs, psichoterapijos kabinete, kaip žmonės taip susivokia, kad reiškia, nebūtinai taip turi būti. Ir tokiem žmonėm, kurie nešasi tą kaltę apie save, o tėvus kaip šventuosius, tai tikrai būna naudinga. Tokios knygos ir kaip Alice Miller Gabaus vaiko drama, kurios padeda, dėti, sakykime, pirmąjį žingsnį ir po truputį įsisąmoninti, kad už to labai gražaus vaikystės paveikslo visokių galėjo būti įtakų ir nebūtinai yra tai. Bet jeigu ties tuo baigiama, tai neretai gali ir baigtis tuo, kad manau, kad nėra visiškai nepagrįstas dažnas iš suaugusių tėvų arba vyresnės kartos atstovų kaltinamas metamas psichologams, kad jie supriešina vaikus su tėvais. Nėra taip, kad psichologai sąmoningai priešina, bet jie padeda įsisąmoninti žmogui jų sunkumus ir jeigu žmonės nešasi kažkokią pamatinę gėdą, kaltę ir ten prieinama prie stiprių vaikystės traumų, smurtinės aplinkos, fizinio smurto, emocinio žeminimo ir panašiai. Ir tada vaikas, kuris jau suaugęs, galėjo gyventi su tokia besąlygiška pagarba ir santykiu su tėvais kaip į šventą karvę, kad juos reikia gerbti, mylėti ir nes jie tiek daug davė, pradeda pykti, pradeda darytis nepatogus, nes pradeda suprasti, kad už to reikalavimo gerbti tai yra tam tikra tokia prievolė maždaug. Aš tau žiūrėk, kiek daviau, dabar tu man duok per tą pagarbą, per atsiliepimus į skambučius, bet kada aš noriu, bet kada atvažiavimą, kada man reikia ir panašiai. Ir ima suprasti, kad aš tai nelabai tada galiu gyventi savo gyvenimu. Ir šitam etape tikrai gali būti svarbus tas akcentas, kad žiūrėk, nebūtinai tobuli yra tėvai ir reikia tą suvokti, kad net ir geri tėvai augindami vaikus, jie gali juos įskaudinti. Ir čia apskritai, man atrodo, norisi įgarsinti šitą mintį, kad abiem pusėm šitam santykyje tikrai yra daug sunkumų įsisąmoninti tam tikrus dalykus ir mes pakimbam į tam tikrus kraštutinumus. Pavyzdžiui, kad tėvams yra tikrai labai sunki užduotis, kad jie ne tik tai myli ir augina savo vaikus, bet jie ir skaudina savo vaikus. Ir tai nėra kaltinimas. Tai yra realybė to santykio artumo patirties, kad artimam santykiai ilgai mes būdami, mes neišvengiamai užgausim kitą. Jeigu mes būsime, prisimenu Alekseičiko žodžius, kuriuos jisai kartodavo, jeigu tau rūpi kitas žmogus, tu jam visada turi pretenzijų. Ta prasme, kad jeigu tu esi abejingas kitam žmogui, jeigu tau dzin, tai tu neturėsi jokio komentaro. Žinai, galbūt tau fainiau būtų taip. Pavyzdžiui, bet jeigu tau tikrai rūpi žmogus, tai tu matai kažką iš šalies ir nori kažkaip padėti. Tai čia gali būti rūpesčio ženklas. Tai žodžiu, tėvams yra tikrai labai sunku suvokti tą, kad ne tik jie myli ir augina, bet jie ir
gali įskaudinti ir skaudina, nes taip nutinka ir tai nėra kaltinimas ir tai palieka žaizdas vaikuose, nes vaikai jautrus, jų psichika jautri ir jie išsineša savo žaizdas. Ir lygiai taip pat apie kitą pusę kalbant, kad suaugusiems vaikams irgi būna labai sunku suprasti, kad tėvai ne tik palieka žaizdas, bet ir myli, ir augina, ir rūpinasi. Taip, kaip tuo metu sugeba geriausiai, taip, kaip tuo metu geriausiai leidžia jų sąmoningumas ir vaikystėje, ir paauglystėje, ir šiandien, nes jie turi savo istoriją, su savo žaizdomis ir su savo sąmoningumo lygiu ir gebėjimu reflektuoti emocijas ir su savo kultūriniu kontekstu. Galų gale mes kalbam apie tai, kad dauguma mūsų tėvų yra, sovietmetį augę žmonės, kur tų psichologijų nebuvo. Sovietmečių dar vis gajus buvo vadovėliai, kaip auklėjant vaikus reikia mušti ir kokie ten 5 geriausi būdai, kaip lupti vaiką. Tai yra visai kitas kultūrinis kontekstas, kuris įsiterpia į tokius giliai asmeninius santykius, bet man atrodo šitas mintis jos, svarbu, kad praskambėtų ir kad, galbūt mes karts nuo karto savo primintumėm jas. Jo, ir tu ir tą Alice Miller paminėjai ir irgi tokia tikrai reikšminga knyga ir verta turbūt apie ją galvojant, suvoka tikrai seniai parašyta ir jos indėlis tikrai labai svarbus, pavyzdžiui, tas smurto atkreipimą šeimoje, kas tuo metu dar būdavo labai įprasta, bet atskirai tą knygą tikrai yra už ką kritikuoti ir jeigu pasidomėsime ir pačią Alice Miller yra už ką pakritikuoti, esam su Gediminu kalbėję apie tai, bet čia neišsiplėsim. Bet tai, ką tu papasakoji apie tą tokį neįsisąmoninimą ir tėvų istorijos, tai vis tiek mes net ir kalbėdami, ruoždamės iš tam epizodui ir svarstydami, kad jį darysim, tai Gediminas, tu man atrodo užsiminėjai apie tai, kad pavadinti jį kaip sužmoginti tėvus galbūt tą epizodą, bet vadinsis vis tiek gal tėvų ir vaikų santykiai. Tai grįžtant prie to tėvų sužmoginimo iš darbo patirties su klientais, pastebiu, kad tikrai padeda toks patyrinėjimas ne tik savo gyvenimo istorijos su tėvais, bet ir žinios ir patyrinėjimas tėvų gyvenimo istorijos ir ką vaikas, suaugęs vaikas žino apie tėvų gyvenimo istoriją ir už to galima pamatyti, kad už dalies tų netobulumų, kažkokių konfliktų, problemų santykiuose slypi tiesiog žmogiškumas, kad tėvai buvo lygiai tokie pat žmonės, kurie sprendė savo gyvenimo sunkumus. Ne visada tai gavosi jiem, ne visada jie mokėjo, ne visada jie gal žinojo, kokius sprendimus priimti ir gal tiesiog rėmėsi, kas tuo metu atrodė geriausia ir tai turi pasekmes, nes šiaip mes esam linkę sudievinti tėvus ir tas pavyzdys, kurį tu pasakai, kaip žmogus iš puikiausios šeimos atėjęs, sako, su šeima viskas tvarkoj, bet su manim kažkas netvarkoj, tai man atrodo, čia visai vietoj yra paminėti. Man atrodo, kad tai buvo Hanso Dykmano mintis, bet apgailestauju tada, jeigu ne tą žmogų cituoju, bet tikrai kažkur pastaruoju metu skaičiau. Tai Hansas Dykmanas buvo vienas toks garsesnių turbūt vokiečių analitikų ir jisai yra visai gerai aprašęs tokį patyrimą, kad patyrus ryškų negatyvų arba labai pozityvų polių santykiuose su tėvais, vėliau jau suaugus mums sunkiai sekasi tėvus patirti pilnai, tai kaip žmonės su įvairiom savybėm, tai ir gerom, ir netokiom gerom, ir idealizuotų tėvų atveju, tai sunku tada prieiti tai, ką tu pasakoji, ir reflektuoti patirtis, kai tėvai nebuvo tokie idealūs, nes tada mes greunam tų idealių tėvų vaizdą ir tai gali būti tikrai gąsdinantis patyrimas, gąsdinantis jausmai, suvokti, kad tėvai darė nemažai klaidų. Šiuo atveju šaltų, kažkokių smurtinių, nutolusių, konfliktinių santykių atveju sunku būna patirti pozityvės tėvų dalis ir paaiškinti savo, kodėl jie vienaip ar kitaip elgiasi. Ir tada kartais išsivysto toksai santykių modelis būtent jau su savimi, kad būsiu bet koks, tik ne kaip tėvas motina. Ir kur tame pavojus, tai kad
bet kokie elgesio ar net išgyvenamų emocijų panašumai į tėvų patirtas emocijas ar tėvų praktikuotus kažkokias elgesio formas traktuojami tada kaip trūkumai ar nepageidaujamos savo savybės ir tada galime pastebėti, kad kai patys susidurėme su tokiomis savybėmis ar jausmais, esame linkę jų nepriimti, laikyti nepageidaujamais. Na ir pavyzdys, pavyzdžiui, žmogus, kuris augo su tėvu, kuris buvo impulsyvus, piktas, agresyvus, galbūt smurtaujantis fiziškai, galbūt psichologiškai. Ir suaugęs žmogus gali tada turėti tokią nuostatą, negaliu pykti, nes būsiu kaip tėvas, o juk mano modelis yra būk bet koks, tik ne kaip tėvas. Ir ką tada su savo pykčiu tokioj vietoj lieka daryti žmogui? Nelabai, nėra išeičių šitoj vietoj. Tai išeitis vis tiek kažkaip bandymas užmoginti netgi ir tą piktą tėvą, kuris buvo agresyvus ir galbūt net ir smurtavo. Tai apie ką buvo tas jo pyktis, ką mes žinom, kodėl jisai pyko, ką apskritai žinom apie pyktį, ar yra kažkokių mums tada prieinamų pykčio formų, ar apskritai yra vidinis kažkoks leidimas savo pykti. Vis tiek ėjimas ir tyrinėjimas, kaip aš galiu prieiti ir prisiliesti prie tos dalies, kurios labai garsiai noriu deklaruoti, kad čia ne apie mane ir aš nenoriu, kad tai būtų apie mane. Kitas pavyzdys gali būti, kad, pavyzdžiui, žmogui, kuriam tėvų vaizdinys susiformavo toks nuviliantis, kad, pavyzdžiui, jie nelabai kuo domėjosi, nebuvo aktyvus, tokie, sakykime, vos nesėdėjo ant sofos visą gyvenimą, kiek žmogus prisimena. Tada vėl gali susiformuoti tą nuostatą, kad būsiu bet koks tik ne kaip tėvai, tai tada reikia būti labai produktyviam, labai darbščiam, viską daryti, viską suspėti. Ir toks vaizdinys irgi gali skatinti neprimti savo nenoro kažkokio pasyvumo, neproduktyvumo. Ir tokie savasties tada aspektai priimami su tokiu kaltės išgyvenimu. Tai aš čia tik porą pavyzdžių tokių pateikiau, jų gali būti daug daugiau, bet ta nuostata, kad būsiu bet koks tik ne kaip tėvas ir motina, tai būtent ir apsunkina mumis įsąmoninti tą įvairesnį tėvų vaizdą, tą žmogiškesnį tėvų vaizdą. Tikrai labai svarbius aspektus mini ir labai geras tavo praplėtimas dar prisideda prie to tėvų sužmoginimo. Vėlgi čia iš 15 skirtingų kampų galima prieiti prie šitos minties, tarkim, prieisiu prie tokios. Taip dažnai aš esu girdėjęs savo kaip psichologo kabinete suaugusius žmonės, kurie dalinosi realiu skausmu, realiu pykčiu arba realiais nusivylimais apie santykius su tėvais, kad jis nebuvo toks, koks norėjo ir nuskamba klausimai, pavyzdžiui, kodėl taip įvyko, kodėl jie taip darė, kodėl nedarė kitaip ir panašiai. Ir ne vieną kartą aš esu grąžinęs tą klausimą, o tu pamėginai paklausti savo tėvų šito klausimo, kurį dabar man keli čia kabinete ir aš kaip psichologas nepažįstantis tavo tėvų, negaliu atsakyti tavo klausimą, kodėl jie taip darė, bet ar tu mėginai pasidomėti, kas nutiko jų gyvenime, kad jų gyvenimas pasisuko tokia kryptim. Tai būna dažnai dvi reakcijos. Viena tai tokia, net nenoriu girdėti ir nenoriu domėtis, toliau pykstu, leisk man būti, čia aš taip išverčiu, žmonės kitais žodžiais pasako, bet čia yra tas gajus dalykas, maždaug leisk man dar pabūti su mano nuoskaudom ir mano pykčiu. Aš dar nepasiruošęs eiti toliau. Aš dar nepasiruošęs pamatyti tėvus kaip žmonės atskirus, suaugusius, su savo istorija, su savo žaizdomis. Aš dar noriu čia būti. Man dar skauda. Aš dar pyksiu. Ir dar ilgai galbūt pyksiu. Ir dar aš nenoriu paleisti savo pykčio, nes man dar skauda. Aš noriu išpykti. Ir viskas atrodo, okei, tai turi kainą, bet taip gali būti. Bet tada svarbu sąmoningai suvokti, kad tikrai man dar reikia laiko, man dar skauda, man dar pikta. Bet žmonės neretai pakimba tame. Ar būna kita reakcija? Tai yra, niekada neklausiu, net nebandžiau, ką iš vis, kodėl klausti, kaip suprast klausti tėvų, kaip jie. Ta prasme, kad tai buvo net apskritai tarsi kaip Kolumbui atrasti Ameriką, suvokti tėvus kaip atskirus suaugusiuosius, kurie turi savo, irgi istoriją ir savo galbūt baimės tam tikras ir savo susirūpinimus ir savo įsivaizdavimus ir tam tikrą pasaulėvaizdį. Tai čia yra tikrai labai svarbus momentas, kuris būna, kad padeda. Tikrai
retsykiais, aišku, visokių yra skirtingų įvairių istorijų, bet vat jeigu čia kas nors klausydamas mus pezančius apie tėvų sužmoginimą klaustų, o tai ką čia reiškia, čia jūs apie abstrakčiom savokom kalbate, tai vienas iš dalykų reikštų pasidomėjimą tėvais ir jų istorija, jų vertybėmis, jų nuostatomis, jų patirtimis, galų gale, kiek suaugusių vaikų žino tėvų susipažinimo istoriją ir kaip jie pradėjo romantinį santykį, kas jiem vienas kitame patiko, kuo jie susižavėjo, kaip jie nusprendė tuoktis, kaip jie nusprendė kurti šeimą. Turbūt iš klausytojų, kurie dabar klauso, tai labai labai retas žino tą istoriją. O tos istorijos svarbios, jos keičia stipriai tėvų paveikslą, mes pradedam juos matyti kaip atskirus suaugusius žmonės, nes mums vaikam jie yra įprastai kaip tik tai tie tėvai, kurie mūsų augino ir augino ne taip, kaip turėjo auginti, bet kad jie dar turėjo ten 20, 30, kartais net 40 metų istoriją ir patirtį iki mums atsirandant šitam pasauliu, tai kartais mes šitą pamirštame. Tai čia yra tikrai svarbi dalis. Lygiai taip pat galioja ir kitai pusiai. Turiu omeny tėvams su suaugusiais vaikais. Kai vaikai suauga, jie atsiskiria nuo tėvų, išeina į platųjį pasaulį, o tėvuose dažniausiai lieka kažkoks vaizdinys apie vaikus, kokie jie yra, koks jų charakteris ir panašiai, bet tėvai tai mato iš labai specifinio kampo. Tai yra, čia yra irgi labai specifinis santykis, net ir apie tą, sakykime, galios dinamiką, tai kad pradžioj viena pusė yra maksimaliai priklausoma nuo kitos ir ta kita pusė turi daug didesnę galią ir daug didesnę atsakomybę. Ir žinoma, kad yra daug didesnė išmintis, sakykime. Suaugęs, tai yra tėvas arba mama žino, kad vaikas neturėtų, sakykime, A1 Klaipėdos plente sėdėti ir žaisti su žaislais. Jis žino, kad reikėtų vaikui saugiau elgtis. Vaikas tuo metu dar nesupranta. Vėliau kai vaikai tampa suaugusiais, galios santykis išsilygina. Svarbu priimti abi pusės kaip suaugusius. Ir čia būna labai daug sunkumų. Dar vėliau tas apsikeičia. Apskritai, kad tėvai, į gyvenimo pabaigą netenka daug galios dėl natūralių sveikatos, fizinių ribotumų ir irgi iškyla užduotis suaugusiems vaikams pasirūpinti savo tėvais. Bet ką aš norėjau pasakyti, tai kad tėvams neretai būna sunku suvokti, kad jų vaikas, kuris išėjo į savo savarankišką gyvenimą, jis kažkokius dalykus mokosi, kažkokias patirtis patiria, kažkokius podcastus ir kažkokias knygas klauso, kažkaip keičiasi jo pasaulėžiūra, jis formuoja naujus savo tapatumus ir atsiskleidžia galbūt nauji tapatumai, vėlgi ta patys, psichologiniai, intelektualiniai, seksualiniai ar dar kokie nors kiti tapatumai. Ir tėvams kartais būna tikrai sunku pamatyti irgi tą sužmoginančią dalį. Kitaip tariant, kad kartais tėvui ar mamai jų 40-metis vaikas vis dar gali būti kaip tas, kuris tuoj pasimes prekybos centre, reikia jį saugoti, aiškinti kaip elgtis, kad jis nepasimestų, neišsigąstų ir žodžiu, reikia jį prižiūrėti nuolatos. Ir tas erzina suaugusius vaikus, kurie sako, galėtum tu pradėti su manim ten kaip suaugusiu elgtis, ką tu nesupranti, kad aš nebe vaikas ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Ir tas iššaukia irgi nemažai tokio, nes reakcija yra į tave ne kaip į suaugusiu, bet kaip į vaiką. Ir tada suaugusiame vaike aktyvuojasi reakcija ne kaip suaugusio, o kaip vaiko. Ir tada atsiranda tas toks, irgi vaikiškas pyktis arba ožiavimasis ir panašiai. Ir sunku yra abiem pusėm kalbėti kaip dviem brandiem suaugusiam, kad ačiū už pasirūpinimą, dėkoju, kad rūpinės, kad aš galiu pasimesti prekybos centre, bet primenu, kad man yra 45 metai ir iki šiol man visai pavyko. Jau 30 metų, kai man pavyksta nepasimesti prekybos centre ir panašiai. Tai, žodžiu, viso to moralas yra tame, kad tikrai yra nelengva pamatyti vienas kitame žmogiškumą, ta prasme kaip atskirą asmenį su savo pasaulėžiūra, savo vertybėm, o ne matyti per tą, sakykime, tavo žodynų vartojant, kurį tu minėjai, per tą mano psichikoje esantį vaizdinį. Tai yra aš kaip tėvas, kokį turiu įsivaizdavimą apie tai, koks yra mano vaikas ir per jį matau. Nepaisant to, kad jau gal 10-20 metų tie vaizdiniai su realiu mano vaiku skiriasi ir atvirkščiai. Nepaisant to, kad suaugęs vaikas galbūt nešasi vaizdinį apie tėvą kaip ten, reguliuojantį, kontroliuojantį jo gyvenimą ir panašiai. Ir nepaisant to, kad tėvai jau 10 metų didžiuojasi savo vaiku,
tam suaugusiam vaikui vis dar gali atrodyti iš kažkokių neverbalinių tėvų išraiškų arba iš kažkokių komentarų, kad jie vis dar kažkokių lūkesčių savo tėvų neišpildė ir tėvam vis dar yra nepakankami ir vis dar reaguoti jautriai. Nors jau seniai tėvai priima ir džiaugiasi ir didžiuojasi, bet tą vaizdinį tikrai nėra lengva paleisti. Ir tai apie ką čia kalbė, galima būtų ir tokiu netgi vos ne gelminių gal tapatumų pavadinti, jeigu taip analitinės psichologijos terminais, tai čia toks bendroji psichologija ir psichoterapija, toks asmens tapatumas dažniausiai apibrėžiamas kaip tam tikro vaidmens savo priskirimas. Ir tam, kad asmuo galėtų funkcionuoti, tai jisai sociume jisai turi atlikti tam tikrus vaidmenis ir tapatintis su tais vaidmenim. Tai profesijos, visokios hobiai, tai yra tie vaidmenis, kuriuos mes dažnai pasirenkam. Vaiko, sūnaus, dukros vaidmuo, tai nėra tas, kurį mes pasirinkom ir galim sakyti, tai ką aš pradžioj minėjau, kad tam tikra duotybė. Ir ką Gediminas papasakojo dabar apie tą pavyzdį su 40-mečiu prekybos centre, tai tokia situacija, kur neišeina atsitapatinti nuo to vaiko vaidmens. Ir mes gaunas, kad mes nešiojame vidinį kažkokį tėvo motinos vaizdinį, tai taip pat tėvai mūsų kaip vaikų vaizdinį nešioja. Tai kaip jisai gali susidurti su sunkumais tas vaizdinys keistis pas mus, tai lygiai taip pat ir tėvai kartais nepaleidžia to vaizdinio, kad mes vis dar esam netokie pajėgus, kad mumis reikia pasirūpinti ir tai tikrai galioja ir išoriniams santykiams, kad tie vidiniai santykiai, kaip aš save matau, kaip pavyzdžiui, sūnų, kaip dukrą, tai nubloškia mus kartais į tą tokį vaiko vaidmenį ir tada tikrai galime tam gelminiam tapatume būti tokie, toks paklusnus berniukas, paklusni mergaitė, kuri turi atitikti visus lūkesčius, kuri turi neprieštarauti. Ir netgi tokie atrodo iš pažiūros keisti pavyzdžiai, bet jie tik rodo, kokie visgi galingi tie tėvai mūsų gyvenime būna, kai žmogus, kuris šiaip galbūt neturi problemų pasakyti ne kažkam, santykė su tėvais, to nesugeba. Ir kai klausi, o kas čia kitaip, taigi čia tėvai. Ir už to tarsi slypi kažkoks mistiškumas, kažkokia galia, kad čia tai jau yra šita zona, kur, nežinau, gal neveikia mano galėjimas apsibrėžti ribas. Bet dažnai tai yra irgi tam tikra fantazija, kuri yra nepaleidžiama, nes neretai žmonės taip kalba, net niekados nepabandę tų ribų nusibrėžti ar pastovėti už save ir gaunas toks paradoksas. Jaučiuosi menkas, negalingas, pykstu, kad manęs nepriima, pykstu, kad nesupranta, bet gal niekada nepabandžiau rimtai atsistoti savo poziciją ir ją atstovėti ar pabandyti nupasakoti kitiem, galbūt bus nelengva, nes gal nesupras, bet gal aš galiu pabandyti kažkaip paprasčiau tada papasakoti ir parodyti kažkaip, kad man labai svarbu būti suprastam, kad aš girdžiu, kad jūs kartais nesuprantat, bet aš noriu pabandyti būti suprastas ir aš pabandysiu paaiškinti, kaip aš matau ir galvoju. Tikrai taip, ir tai yra labai dažna realybė, su kuria vėlgi susiduriu psichologo kabinete, apie tai, kad žmonės, kurie yra suaugę vaikai, turi tėvus, gali ramiai kalbėdamiesi iškomunikuoti savo poreikius kažkokius ir kalbėti apie savo ribas, kas jų netenkina, ko jie norėtų, bet patiems tėvams tai tėvai gauna visai kitą dozę. Ir neretai, ką gauna tėvai iš savo suaugusių vaikų, tai vienas neretas dalykas, su kuo susituriu, tai vaikišką pyktį ir tokio žiaus, kiek gali, mama, kiek galima, vėl tu su savo šitais dalykais, arba kažkokius, užsišikau ir nekalbėsiu dabar. Atsitraukimus kažkokius. Tai yra vaikiškas reagavimas, tai nėra brandus komunikavimas apie tai, kad tame yra kažkokie poreikiai arba kokios ribos. Arba kitas momentas, kurį dažnai išgirstu, tai kad tėvai iš savo suaugusių vaikų gauna tokią
dirbtina, formalią, neatvirą komunikaciją, tokį bendravimą už pareigos, kur, čia pakalbėsim apie orą, čia tėvai papasakos ten apie savo, man iš tikrųjų neįdomu, manęs gal ir neklaus ir aš gal vis dar kaip vaikas pykstu, kad manęs neklausia tokiu būdu apie mano gyvenimą kaip psichologas arba psichologė, smalsiai domisi ir klausia ir aš jau čia vaikštau 2 metai į terapiją ir kodėl mano tėvai negali taip domėtis nuoširdžiai. Todėl, kad jie neturi išsilavinimo tokio, čia biški iš šoną, bet kad tėvai neretai tikrai gauna tą tokį, iš pareigos bendravimą iš savo suaugusių vaikų, kurie iš tiesų net nesidalina tuo, kaip jiems yra iš tikrųjų. O tada tie suaugę vaikai atėję į psichologo kabinetą sako, kad tėvai jų nesidomi apie tai, kaip jiems yra iš tikrųjų. Nors tėvai galbūt jau irgi 10 metų jau kaip klausia, kaip sekasi, kaip gyveni, kas naujo ir panašiai, bet mūsų viduje tas vaikiškas modelis vis dar priima tėvus kaip nesidominčius, nes jie kažkaip kitaip turėtų prieiti. Ir visai kas kita yra, kai tėvams kažkaip sukandus dantis formaliai atsakoma jų klausimus, formaliai bendraujama arba gaunama pykčio ten dozę, arba visai kas kita, kai yra brandžiai iškomunikuojama. Ir iš klientų pavyzdžių tikrai tą irgi girdžiu, kaip palaipsniui žmonės išmoksta kažkaip išsakyti. Tai pavyzdžiui, kad ir dažnas sunkumas ir tikrai neretas, ir psichologai kartais kalba apie tai, aš nežinau, kaip turėtų būti, čia už savo pozicijos sakau, bet aš žinau, kad tai yra sunkumas, su kuriuo beveik visi susiduria, suaugoję vaikai, bendraudami su tėvais. Tai yra kiek dažnai bendrauti, kiek dažnai susiskambinti, kiek dažnai matytis, kai tau jau yra, 25-30 metų ir yra tavo suaugę tėvai, kurie ten gyvena savo atskirą ir galbūt vienišą gyvenimą. Ir taip pat ir tėvai, kiek dažnai rašyti, kiek dažnai klausti, irgi gali būti daug ir noro bendrauti, ir pasilgimo, bet ir kaltės, kad per daug įkyriai lendu jų gyvenimą. Tai tokia yra tikrai dilema. Ir pavyzdžiui, būna kartais, kad suaugę vaikai pasidalina. Žinai, aš daug labiau tavęs pasilgčiau, kai mes susiskambintumėme ne kiekvieną dieną, o tarkim kartą per savaitę. O, koks aiškus, brandus iškomunikavimas. Arba, pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kai girdžiu, ką aš turėčiau daryti ir ko turėčiau nedaryti savo gyvenime, jaučiu vis mažėjantį norą dalintis apie tai, kas vyksta mano gyvenime apskritai. Aš iš tiesų norėčiau turėti tokius pokalbius su tavim, kur aš galiu atsiverti, kur galėčiau būti išgirstas, nepertraukinėdamas ir kad man nepatarinėtų. Tikrai noriu su tavim atviro bendravimo, bet žinai, kiekvieną kartą, kai išgirdu tavo nurodymus, ką aš turėčiau daryti, su kuo skirtis arba su kuo pradėti santykius, kokį darbą dirbti, man tas noras dingsta, man jisai byra, krenta. Arba galbūt net tie vaikai suaugę, kurie, nežinau, jie labai stokoja kažkokio tėvų palaikymą, jie gali kartais paprašyti. Šitas irgi momentas, kuris nedažnai ateina į galvą suaugusiems. Šiaip šitame santykėje tėvų ir suaugusių vaikų yra kaip jokiam kitam irgi tas gajus, kad čia visada tai buvo ir niekada nepasikeis ir ką jau čia pasikeis. Ir mes esame įstrigę tuose pačiuose elgsenos modeliuose ir kartais netgi revoliucinga mintis žmonėm būna, kad kaip manęs tėvai nepalaiko, kaip manęs tėvai neišgirsta, o bandai paprašyti. Atvykęs pas tėvus sakyti, žiūrėkit, noriu aš jums pasipasakot tam tikrą dalyką, bet žinau, kad ir jūs turit labai daug ką papasakoti ir labai norit man daug ką pasakyti, bet ar galėtumėt mane išklausyti ir kokiu 10 minučių pasistengti nepertraukti? Aš noriu pasidalinti tuo, kas vyksta mano gyvenime. Prašau, ar galite išklausyti? Pavyzdžiui, tai yra prašymas, su kuriuo gali ateiti ir tikrai yra tėvų, kurie nėra jau tokie beviltiški ir gali išgirsti, gali išklausyti, išgirsti tuos prašymus. Tai man atrodo, kad yra šitam santykėje tikrai nemažai vilties, bet mes pakimbame į savo tas įprastus modelius, kuriuos tikrai sunku įsisąmoninti, sunku iš jų išlipti ir sunku pamatyti, kad gali būti kitaip, nes mes manom, kad tai bus visada praktiškai, bet tai Einšteinas dar sakė, kad yra beprotybė daryti visą laiką tą patį ir tikėtis kito rezultato. Ir dar man norėtųsi pasakyti čia, kad aš vis dėlto dėčiau didesnį svorį, kad daugiau vis dėlto atsakomybės pakeisti tą santykį jau, kai vaikai yra suaugę, turi vaikai. Nors galima būtų sakyti apie lygiaverčią atsakomybę, bet natūralu yra taip, kad kai mums yra tarp 20 ir 30 metų, mes žymiai sparčiau ir daugiau keičiamės kaip asmenybės, negu kad kai mums yra tarp 50 ir 60. Natūralus yra, sakykime,
beveik natūrali tendencija galima būtų apie ją kalbėti, kur reikia sąmoningų pastangų ir tam tikro, žodžiu, čia jau nesiplėsiu, bet kad psichika nestabarėtų, kad mes neužsidarytumėme savo įsitikinimuose, savo pasaulėžiūroje ir natūralu, kad jaunuolio gyvenime vyksta daug daugiau kaitos negu jau, sakykime, žmogaus, kuris apie 60 metų amžiaus yra. Ir tikrai daug rečiau nutinka taip, kad 60-mečių tėvų gyvenime kažkaip ten, nežinau, atsiranda kažkokie psichologijos kursai, jie pradeda klausyti podcastų ir šviestis ir keičiasi jų pasaulėžiūra, jie eina į psichoterapiją ir pradeda naujai pamatyti save, savo istoriją, savo vaikus ir panašiai. Bet labai dažnai nutinka, kad 20-mečiai vaikai, kurie klauso visokių dialogo podcastų, vaikšto į visokias terapijas ir pradeda suvokti naujai savo gyvenimo dinamiką ir jie, kai tą suvokia, tai jie tarsi pagal nutylėjimą ima tikėtis iš tėvų, kad jie patys suvoks ir pradės elgtis taip, kaip jie noris. Bet čia, sakyčiau, siūlyčiau šiems jaunuoliams pabūti švelniais mokytojais savo tėvams ir pakviesti juos į tą santykį, koks tu norėtum, kad būtų. Tas galioja ir poros santykiam. Jeigu aš noriu santykėje pokyčių, mano atsakomybė irgi yra 100% už savo dalį šitam santykė ir daug didesnė tikimybė, kad santykis pasikeis ne kai aš lauksiu, kol kita pusė pasikeis, bet tada, kai aš pradėsiu iš savęs šiek tiek kitaip elgtis. Ir su tuo tikrai labai labai dažnai susiduriu savo kabinete, kur žmonės mano, kad tėvai nepasikeis ir jie tokie blogi, ir su mano pagalba jie pradeda patys šiek tiek kitaip dalyvauti, tai suaugę vaikai santykė su tėvais, ir tėvai visiškai naujai atsiliepia. Ir jie priblokšta, nustemba, kad ką, man 35 ir aš pirmą kartą gyvenime galėjau atvirai pasišnekėti su savo mama ir ji manęs nekaltino. Ir aš sakau, taip, nes tu jos nepuoliai. Nes iki tol buvo, sakykime, daug pykčio, nuoskaudos ir kaltinimo ir čia tikrai svarbi dalis, bet žodžiu, išsiplečiau, turbūt Vitalijau jau 10 kartų norėjau sureaguoti, bet neužleidau tau mikrofoną. O tai kažkurias vietas ir pamečiau jau gal, kur norėjau sureaguoti, bet tai, ką tu pasakoji, žinai, ir apie tą tokią atsakomybės prisiėmimą, tai man atrodo labai svarbus momentas, nes irgi vėl, jeigu paieškot, kur čia psichologai įmeta tų akmenų į daržą, tai mes dažnai kalbam, kad kito nepakeisim, kad mes aš manau, kad toks vaizdinys gali prisidėti prie to tokio, kartais gal beviltiško jausmo, tai va, kad tėvai niekada nepasikeis, nesgi mes kalbam, kad kito nepakeisim, bet tai, ką tu pasakei, kad viena iš galimybių, kad kitas keisis, bet vėl pabrėžiu caps lock galimybių, tai kai keičiamės mes, tai kai aš keičiu savo dalyvavimo būdą santykėje, tai kitas žmogus jisai gali reaguoti. Tai žinoma, vėl dar kartą pabrėžiu, čia yra galimybė, nes kartais žmonės tikrai pabando kažkaip žmogiškiau palaikyti santykius tėvais, empatiškiau, galbūt kantriai kažką perteikti, pabandyti ar paaiškinti, bet tėvai vis tiek neišgirsta, neįsiklauso, galbūt labiau tokie kietakakčiai būna ir nenori keisti savo kažkokių pažiūrų, bet tada bent jau žinosi, kad pabandėjai. Ir žinosi, kad tada tas nusivylimas jau yra apie tai, kad, aš bandžiau, bet nepavyko. Ir mes, kadangi turim klausimų, tai aš manau, kad tai, ką tu papasakoji dabar, tas pastarasis kelias minutes, vienas iš klausytojos klausimų labai pataiko į tą temą apie tai, kaip sunku iškomunikuoti dalykus. Tai aš perskaitysiu klausimą ir kad pailiustruoti, nes tai, man atrodo, puikus pavyzdys, tikrai ne vienas toks atvejis, manau, yra žmonių gyvenimuose. Tai klausytoja rašo, kad man 29 metai, abu mano tėvai gyvena kartu, bet jų santykiai nėra darnus. Ir nemanau, kad kada nors tokie buvo. Vien nepagarba, pykčiai, nepasitenkinimas, nuoskaudos. Su tėvu mano santykiai įtempti, su mama turiu gerus santykius, bent kartą per savaitę šnekam, tačiau pastebėjau, kad kas kartą, kai šnekam su mama, jei pokalbėje pamini tėvą, tai apie jį šneka su panieka, kartėliu, net kartais pašaipa. Pasakoja visokias nemalonės detalės apie jo poelgius. Aš žinau, kad ji neturi intencijos mane nuteikti prieš tėvą, tikriausiai nori išsikalbėti, tačiau man klausyti nemalonu. Aš tiesiog tyliu ir dažniausiai nieko nesakau. Bandau nukreipti temą. Jaučiu, kad tiesiog pasakyti, kad man nemalonu tai girdėti, nepavyksta. Lengviau pratylėti, bet tada
Pabaigus pokalbį, kyla visokie vaizdiniai, gaila mamos, gaila ir tėvo. Šis klausimas iškilo terapijoje ir psichoterapeutės nuomonė, tėvai apskritai neturėtų šnekėti blogai apie vienas kitą vaikų akivaizdoje. Aš esu abiejų tėvų dukra ir natūraliai man skauda girdėti tokius dalykus ir nežinau, kaip su tuo tvarkytis. Beje, tėvas taip pat pila purvą ant mamos, tik su juo bendrauju mažiau, kaip brėžti ribas. Tai vat. Na, kadangi klausytoja pasakė, kad lanko psichoterapiją, tai manau, kad ten ir geriausia vieta kalbėtis apie tai ir ieškoti išeičių, nepaisant to, jeigu ir stringa tas išeičių ieškojimas. Bet man tai labiausiai užstrigo bent jau ta vieta, nežinau, kaip tau tu galėsi irgi sureaguoti, Gediminai, bet ta, kad aš tiesiog tyliu, man nemalonu klausyti, bet dažniausiai nieko nesakau. Ir bandau nukreipti temą. Tai kaip atsakymas į klausimą, kaip brėžti ribas, galėtų būti, o kas būtų, jeigu pabandytum ką nors pasakyti ir pasidalinti, kaip jauties, kaip tu tą girdi, kaip tau tai atrodo. Tai čia tik viena išeičių, aš nežinau, ar čia vienintelis būdas brėžti ribas, bet kai informacijoje pateikiama, kad vat, kažko nedarau ir nebandžiau ir klausimas, kaip brėžti ribas, tai galima būtų eiti per tą. O tai kas būtų, jeigu nubrėžtum? Kas būtų, jeigu pasakytum kažką? Ką tu galvoji apie tai? Aš galvoju, kad čia yra tikrai puikus pavyzdys, kuris iliustruoja vieną iš tą dažnų elgesio modelių, kur aš minėjau, kad tėvai iš suaugusių savo vaikų gauna tą formalią komunikaciją, neatvirą. Tai yra klausytoja dantis sukandus atklauso, kaip mama stumia ant tėvo ir tėvas stumia ant mamos. Atklauso, jai nemalonu, jinai tą praryja emociją, jinai padeda ragelį, jinai turbūt spėjo, aš čia fantazuoju dabar, kad jai užtrunka laiko išsivalyti tas emocijas, kad uždeda galbūt tai dienai kažkokį foną, galbūt kelioms minutėms, o galbūt kelioms valandoms kažkokį nemalonų emocinį šleifą ir panašiai. Ir čia yra, tas toks, sakykime, galima būtų kalbėti, tas sunkumas pamatyti savo kaip suaugusio dalyvavimą šitam pokalbį. Ir čia galima būtų lengvai palyginti, kiekvienas žmogus gali įsivaizduoti, taip pat ir šitai klausytojai siūlyčiau pasilyginti, ar taip pat yra ir su draugais. Jeigu, pavyzdžiui, susitinku su kokia savo drauge ten ir jinai nuolat stumia ant savo vaikino, kaip ten blogai jų santykiai. Ir kiekvieną kartą, kai susitinkam, beveik nėra kitų temų pokalbį. Tai turbūt ten drąsiau kažkaip būtų, žinai, aš suprantu, kad tau sunku tame santykė, bet kiek mes susitinkam, tu tik apie tai kalbi ir norėčiau kartais ir kitomis temomis apie su tavim pakalbėti. Tai man atrodo, čia taip pat galioja. Ta prasme, kad jeigu atsispiriant dabar nuo to, ką prieš tai kalbėjau apie tai, kad suaugę vaikai vis dėlto turi daugiau atsakomybės įnešti pokyčių arba daugiau galimybių arba lengvesnių galimybių, nes su vyresniem tėvam yra labai sunku pasikeisti. Tai čia aš matau šitoje situacijoje vieną iš galimybių, kad galima sakyti, žinai, mam, arba žinai, tėti, kiekvieną kartą, kai girdžiu jūsų santykius sunkumus, man yra sunku klausyti, man skaudu. Man negera, kad jūs nesutarėt. Aš norėčiau, kad jūs sutartumėt, bet aš suprantu, kad jums yra sunku sutarti šitoje vietoje, bet man kaip jūsų vaikui tikrai skauda tą vaikišką širdį, kai aš tą girdžiu. Ar galėčiau paprašyti vieną dalyką? Ir tas dalykas būtų toks. Ar galėtume, kaip mes susiskambinam, jūsų tarpusavio santykio sunkumus pasilikti savo? Man įdomu, kaip jūs gyvenat, man įdomu, kaip jūs laikotės, bet aš nenoriu dirbti jūsų porų konsultantų. Tiesą sakant, galiu parekomenduoti. Kaip tik Dialogo podcast'o kolegos rekomendavo gerų kontaktų porų psichoterapeutų, galėčiau jums pasiūlyti. Žodžiu, čia aš fantazuoju, ta prasme, čia formų gali būti labai skirtingų visokių, bet ir man atrodo taip pat būtų klaidinga manyti, kad žmonės yra taip gebantys staigiai per vieną dieną pasikeisti, kad vieną kartą išgirdę šitą ims ir pasikeis. Esu susidūręs su tokiom situacijom, kaip tai yra buvę profesiniai praktikoje ir kartais tai gali užtekti vieno tokio brandaus pasakymo ir tėvai išgirsta ir baigėsi, o kartais gali tekti dar 2 mėnesius susiskambinant priminti, žiūrėk, dabar vėl jūs šnekat apie tas nuoskaudas, vėl jūs pilat viens ant kito, aš jau minėjau, kad sunku girdėti, gal galim šitos temos vengti. Kartais gali tekti tas ribas netgi pastiprinti. Žiūrėk, aš tavęs jau paprašiau 5 pokalbis iš eilės, kad jūs nekalbėtumėt apie savo tarpusavio nuoskaudas, aš girdžiu, kad jums sunku, bet jums reikėtų šitoj vietoje išsispręsti. Jeigu tu ketini toliau šiame pokalbį kalbėti tik apie tai, tai aš norėčiau baigti pokalbį. Jeigu yra kitų temų, apie kurias mes galim pasišnekėti, tada mes galim tęsti pokalbį.
Ir kartais tai gali pareikalauti netgi ragelio numetimo, kai buvo įspėta 5 kartus ir tada tik tai tėvai gali per pyktį, kartais gali įkristi, nežinau, jaukosui, tai ką čia iš visų tam negalima šnekėtis, tai ką tu čia darai, ir tada po laiko įsisąmoninimas gali įvykti ir suvokti, ir kad, šitą turėtumėm pasilikti tarpusavyje. Ir taip mes po truputį galime įnešti pokyčius į tą santykį. Ar keisis tėvai? Visiškai nebūtinai. Ta prasme, vėlgi, kiekvienas atvejis labai individualus, dėl to man norėjosi tą remarką pačioje pradžioje paminėti šito epizodo, kad labai skirtingos istorijos ir skirtingi gyvenimai, tai dėl to čia aš šnekau tik tai apibendrintais kažkokiais momentais. Ir čia net iš tą pavyzdį galima žvelgti iš tokios pusės pasirūpinimo savimi pusės, nes nesakydamas nieko, galima sakyti, klausytoja nepasirūpina savim, nes atrodo, kad jinai kenčia girdėdama tos dalykus. Tai irgi, ar aš santykės su tėvais ir pokalbė su mama galiu pasirūpinti savo kažkokiais poreikiais, nes kartais irgi tėvai įsivaizduojami kaip tokie, kurie nepajėgus atlaikyti nemalonios informacijos iš mūsų pusės. Tarsi kitam galiu nubrėžti ribas, bet tėvams negaliu, nes nemokės priimti, neišgirs dar kažkas, bet nepabandžius nesužinosim, nes klausytoja rašo lengviau pratilėti, bet man tada iš karto tokia dvejonė. Tai ar tikrai lengviau pratilėti, nes tai kartojasi ir rašo, kad kyla visokie vaizdiniai, gailesčio jausmas mamai, tėvui, tai neatrodo, kad čia yra pats lengviausias variantas. Kita vertus, tikrai jaučiasi iš žinutės, kad sunku imtis to žingsnio iškomunikuoti kažką mamai. Kažkokia tai forma, kurią norėtų. Ir čia turbūt svarbu paminėti, kad tai kainuos turbūt emociškai, kad jeigu niekada nebandžiau ir man sunku ir visada kažkaip išvengdavau, pratilėdavau, tai žinoma, pabandyti pasakyti ir man gali kainuoti paprasčiausiai tas išdrįsimo momentas. Gali prireikti kažkokios drąsos. Galbūt yra dar kažkokia istorija, nežinau, su tuo, kaip mama nuvertina ar dar ką nors išgirdus kažkokias nepalankes jai pozicijas, tai čia vėl fantazuoju, bet kartais yra tikrai tėvų, kurie išgirdę gali priimti ir išgirsti ir pasvarstyti, ką jie čia išgirdo, bet tikrai yra tėvų, kuriuos galėtumėm tokiais tikrai nebrandžiais laikyti, kurie bet kokią informaciją, kuri nesutampa su jų pasaulėžiūra ar nuomonė, jie tada iš karto linkę neprimti, nuvertinti ir sakyti, ne, čia jokių čia man alternatyvių pozicijų prašom nepateikinėti. Tai tikrai pavyzdys, kuris iliustruoja nemažai to, ką mes kalbam šį epizodą ir džiaugiamės, kad klausytoja parašė šį klausimą, nes jisai padėjo mums truputį net per praktinius pavyzdžius prieiti. Ir gal aš tada perskaitysiu kitą klausimą, jisai trumpesnis, bet irgi apie tokias nuoskaudas. Tai klausytoja rašo, kad jaučiu daug pykčio nuoskaudų mamai, lankau terapiją, nagrinėjame tą temą, bet finaliai iš to jausmo pilnai išeiti nepavyksta. Pyktis mano įžvalgom kilęs dėl vaikystės patirtų išgyvenimų, kai mamai prioritetas buvo brolis, o aš buvau nustumta į šoną, trūko meilė, švelnumo, priimta daug neteisingų mamos sprendimų, ko pasekoje dabar stipraus santykio ir neturime. Labai stengiuosi priimti mamą, skaitau knygas apie tėvus, klausau paskaitą apie jų priėmimą, darau pratimus ir panašiai, bet pilnumoje išsivaduoti, iš pykčio negaliu arba tik trumpam, kol nesusitinkam su mama. Būtų įdomu išgirsti jūsų įžvalgas, kaip galėčiau sukurti tvirtą santykį su mama. Čia tikrai gyvenimo dydžio klausimas ir kiekvieno žmogaus gyvenime tai yra kelionė. Tai nėra paprastas sprendimas. Ir klausytoja rašo apie tai, kad skaito knygas, tai turbūt jau turi suvokimą apie tai, kad tai nėra daviau patarimą, įgyvendinau, yra rezultatas. Kad tai yra procesas. Tai yra kelionė, kurią reikia nueiti nuo patyrimo daugybės nuoskaudų ir besinešančių nuoskaudų, besinešančio skausmo, gyvų žaizdų ir gyvo pykčio ant mamos iki jos priėmimo tokios, kokia ji yra. Tai čia ir toje kelionėje, kiekvieno žmogaus kelionėje gali būti visokių skirtingų etapų ir side questų, jeigu gamerių terminais kalbant, ir visokių, jinai nevienoda kiekvieno žmogaus kelionė, bet jeigu kažkokia taip, nežinau, vėlgi užsiminti apie kažkokius bendrus principus, bendrus dalykus, tai man atrodo čia visai verta paminėti, kad
neretai tiek tėvams, tiek suaugusiems vaikams tam, kad būtų ateita iki priėmimo, maža to, kad svarbu pirmo atsiskyrimo, kažkoks, nes jeigu mes neatsiskiriam, visą laiką gyvenam kartu, tai daug sunkiau priimti. Pirma, svarbu pasirūpinti savo, taip sakant, autonomiškų gyvenimų, bet neretai yra užduotis išgėdėti. Išgėdėti santykius, tai yra, jeigu čia taip labai jau poetiškai ir vaizdžiai tariant, tai palaidoti gyvus savo tėvus, bet ne tuos, kokie yra, bet tuos, kokių aš visą laiką troškau ir ilgėjaus, bet jų niekada nebuvo, bet norėčiau, kad jie būtų ir man vis dar trūksta jų tokių, kokių man labai reikia. Palaidoti šituos tėvus, kad jų nebus, kad tėvai yra kitokie ir išgyventi tą netekties skausmą, kad nebebus kitaip negu buvo anksčiau. Bet dabar yra šie tėvai ir klausimas, ar su šiais tėvais, tokiais, kokie nėra tokie, kokie yra mano vaikiška fantazija, ar su šiais tėvais aš noriu eiti į dviejų suaugusių, brandų ir artimą ryšį. Ar vis dėlto nenoriu, man reikalingas tam tikras atstumas, ar kiek noriu, į kiek artimą, kiek dažną ryšį. Ir tai gali, pareikalauti tokio išgėdėjimo, gedulo ir skausmo ir paleidimo, kad niekada nebus taip, kaip aš tikėjausi, ir tai yra nelengva labai kelionė. Lygiai tas pats ir galioja tėvams, kurie išleidžia suaugusius vaikus į savo gyvenimą. Irgi išgėdėti, kad mano vaikas nebėra tas mažas šokinėjantis špingalėtas po namus, arba tas, pasimetęs pirmokas, arba tas, savo 15 gimtadienį švenčiantis paauglys, kuriam kalasi pirmieji ūsiukai, bet tai yra suaugęs žmogus ir kuriam aš nebesu toks reikalingas arba reikalinga, kaip buvau anksčiau, tas irgi reikalauja tam tikro gedulo. Tai aš tik tai vieną aspektą paminėjau, kad kartais tas išgėdėjimas gali atlaisvinti viduje erdvės priimti savo suaugusį vaiką arba savo tėvą labiau tokį, koks jis yra, ir pamatyti per tą sužmogintą prizmę. Bet kartais gali būti labai kitaip, juk žmonės įvairūs ir tie patys, palaidojus tą lūkestį apie savo mamą, tokia kokią norėčiau būti, aš galiu pamatyti realią mamą ir gali man jinai dar labiau nepatikti ir tai gali skatinti ne daugiau priėmimo, bet daugiau, ta prasme, čia visokios istorijos. Aš nežinau, koks receptas klausytojai suveiks ir kokia jos kelionė bus, bet tai yra kelionė ir tai yra nelengva kelionė. Aš tai tikrai matau, kad klausytoja deda labai daug pastangų į tai ir psichoterapija, ir knygos, ir seminarai, tai tikrai girdisi, kad labai rūpi, kad keistųsi šitas dalykas, taip pat girdisi, kad nesikeičia. Tai aš nežinau, man gal ir čia lūkestis nuskambėjo, kaip sukurti tvirtą santykį su mama, kai jisai nesikuria. Tai ar gali tada keistis ir nuoskaudos, pykčio išgyvenimai pakeitus lūkestį, ne tai, kad noriu sukurti dabar tvirtą ryšį, bet galbūt šiek tiek tvirtesnį, šiek tiek atviresnį, šiek tiek nuoširdesnį, kažkok šiek tiek labiau priimantį, nes tas tvirta kartais yra tikrai tėvų, su kuriais niekaip neišeis sukurti to tokio santykio, apie kokį mes skaitom knygose ar kurį matom kitų žmonių gyvenimuose, ir tada atrodo gali likti tokiam žina nuoskauda, bet apie tai pagalvoti gal klausytojai siūlyčiau, o koks pokytis realus jai pačiai atrodo tame santykio kūrime. Nes tasai tvirtas santykis, vėl čia irgi labai plati sąvoka, kas jai būtų tvirtas santykis, tai aš nežinau, gal klausytojai yra įsivardinusi, jeigu ne, tai irgi galima tokį vaizduotės pratimą, tai kas jai reikštų tą tvirtą santykį, ar reikštų apie kažkokį dabarties santykių pokytį, ar būtent reikštų tik tais pykčio ir nuoskaudos nejautimą. Nes aš galvoju, kad mes galime turėti santykį ir gal netgi pakankamai tvirtą su žmogum, netgi ant kurio mes pykstame ar jaučiame nuoskaudą. Nes ypač jeigu ta nuoskauda yra apie praeitį, bet ne apie dabartį, tai galbūt tai yra viena iš krypčių, kaip dabartie kurti tą santykį, kaip aš norėčiau, kad jisai dabar atrodytų. Kita vertus, pyktis ir nuoskaudos dažnai vis tiek slepia mūsų kažkokius poreikius, ir aš iš darbo su klientais pastebiu, kad tos vietos, kur klientai pasakoja apie tai, kas skaudžiausia buvo santykiuose su tėvais, tai ten dar dažnai slypi tas dalykas, kuriuo
patiems reikia išmokti kažkaip pasirūpinti. Na, sakykime, žmogus, kurio poreikiais visiškai nesirūpino ir kurio kaip žmogaus visiškai, sakykime, mama nematė. Tai to žmogaus viena iš užduočių būtų, kaip save pamatyti, kaip pamatyti savo poreikius ir tuo pačiu jais mokytis rūpintis. Ir tada ta nuoskauda apie tai, kad to trūko vaikystėje, gali šiek tiek pasikeisti. Tai čia tada būtų galbūt ir klausimas irgi klausytojai, kaip jai pačiai atrodo, kokius poreikius slepia tas pyktis ir nuoskaudos. Ir kai rašo, kad stengiuosi primti mamą, bet nesigauna, tai ko mamoje primti neišeina. Kas tai per aspektai, ar jos kažkokie elgesiai, ar jos emocijos, ar jos kažkokie pasirinkimai. Ir galbūt čia irgi gali padėti, vėl sakau, tik galimybė. Tai, ką mes šiek tiek anksčiau jau šiame pokalbė minėjom, tai apie tą patyrinėjimą. Tai rašo apie vaikystės patirtis, kad buvo brolis prioritetas, o buvo nustumta į šoną, kad trūko švelnumo, tai kas tai per istoriją, kodėl taip susiklostė. Ir tai tas toks patyrinėjimas galbūt gali padėti. O šiaip manau, kad labai Gediminas nemažai pasakė apie tą tokį išgėdėjimą, nes tikrai už kai kuriuos trūkumus patirtus vaikystėje mums belieka tikrai tik išliūdėti juos, bet kad tame nepasilikti visada toj bėgystėje ir liūdėsi mes, kažkaip mums tikrai pravartu galvoti ir apie tai, o kokios mūsų galimybės dabar, kokie mūsų poreikiai už to slypi ir kaip mes galim jau patys jais pasirūpinti, nesikliaunant tik tuo, kad pasirūpinsiu šito poreikiu tik tada, kai mama pasikeis, nes tada bus pilnatvė kažkokia. Ir galų gale tam, kad santykis tvirtėtų, reikalingas abiejų pusių, sąmoningas noras ir tam tikrų naujų įgūdžių praktikavimas. Tai kad viena pusė pakeis santykį visiškai nebūtinai, nes visą laiką tame yra dalyvis kitas ir jis dalyvauja irgi savitų būdų ir čia yra visą laiką. Bet gerai, kad tu, Vitalijau, tą užakcentavai, čia turbūt tik kartočiausi apie tos lūkesčius, gal netvirtą, galbūt kažkokį, šiek tiek artimesnį, galbūt šiek tiek šiltesnį, galbūt šiek tiek tvirtesnį, gal tiek įmanoma. Tai čia visą laiką yra klausimas. Žodžiu, noriu atidaryti dar vieną potemę šitoje temoje, kuri man atrodo labai svarbi ir dažnai su ja susiduria, jinai sudėtinga abiejom pusėm. Tai yra tiek tėvams, tiek suaugusiems vaikams. Ką aš turiu omeny, tai turiu omeny ir kaltės temą. Čia tarp kaltės atsakomybės, nes nemažai šitoje temoje yra kaltės. Tai yra, pavyzdžiui, dažnai tėvai ten jaučiasi kalti už tai, kad kažkaip ten, nežinau, jeigu suaugę vaikai netaip dažnai bendrauja su jais, kaip jie tikėtųsi, tai jie gali neretai kristi iš karto į savo kaltę, kad jie, reiškia, pridarė visokių klaidų ir priskaudino savo vaikus ir už tai dabar, žodžiu, juos gyvenimas apdovanoja tuo, kad jų vaikai nelabai nori bendrauti su jais, arba atvirkščiai gali kristi į kaltinimus, kad aš tiek dėl tavęs padariau, o tu nesugebi ten atvažiuoti aplankyti ir panašiai, kas visiškai yra ne pats gražiausias kvietimas ateiti į santykį. Nežinau, ten Tinder date susirašinimas pirmasis, ten parašai čate, gal noriu susitikti ten, noriu tave apkaltinti už visas moteris, kurios neėjo su manimi pasimatymą, davai eina. Ta prasme, tai yra prastas kvietimas eiti į susitikimą. Lygiai taip pat ir iš suaugusių vaikų pusės. Irgi gali būti viena vertus daug kaltinimo į tėvų pusę, kad jie daug nuoskaudų man pridarė ir aš nenoriu eiti į ryšį. Ir gali būti labai daug kaltės, kad aš neateinu taip į ryšį, kaip iš manęs tikimasi, nes galbūt tėvai tikisi labai daug ir galbūt kartais tėvai tikisi per daug ir čia yra daug tokios, nežinau, baimės būti blogu žmogumi. Tai yra, jeigu atsitrauksiu, tai aš jausiuosi labai blogas visiškai, nežinau, ten svolačius, o ne vaikas. Ir iš to aš niekaip negaliu net neatsakyti į tėvų skambučius, kurių gali būti po 2-3 per dieną ir kiekvieną dieną. Ir lygiai taip pat ir nenoras būti tame santykiai, nes jisai yra grįstas kalte ir tokios daug labai įtampos. Tai čia yra tikrai visokių labai skirtingų dinamikų, bet ką man labiausiai norisi išryškinti, tai vieną tokį svarbų aspektą apie kaip suaugusiems vaikams ir tėvams sekasi rūpinti savo pačių gyvenimu. Tai yra labai dažna situacija, kad kai tėvai ir tai Čia nėra čia yra, ta prasme, kiekvienos pusės iššūkis. Kai tėvai išleidžia savo vaikus į savarankišką gyvenimą, kai vaikai tampa suaugusiems,
tėvams kyla tikrai labai nemenkas iššūkis. Tai yra ir kalba psichologai neretai apie tą tuščio lizdo sindromą ir panašiai. Tai yra, kaip gyventi savo gyvenimą po to, kai vaikai suaugo. Ir neretai būna tokių dalykų, kad kai vaikai išeina iš tėvų namų, tėvai atsigręžia vienas į kitą ir supranta, kad jie nieko neturi bendro jau 20 metų. Ir gali būti, kad tėvai netgi į poros santykį atėjo ne tiek iš noro, kad ten vienas kitą baisiausiai pamilo. Ir baisiausiai norėjo jie kartu būti ir negalėjo nebūti atskirai, bet galbūt kiekvienas atėjo su savo žaizdom ir didžiuliu noru sukurti šeimą ir auginti vaikus. Ir jiem netiek svarbus buvo tas poros santykis. Ir galbūt tai buvo net kultūrinės tam tikros normos, kuris neretai dažnus, kurios akcentuoja tą, kaip svarbu ten namas, medis, vaikas ir panašus dalykai, kaip svarbu ten turėti vaikų. Ir neretai būna, kad du suaugę žmonės sukuria šeimą ne dėl to, kad jie labai vienas kitą mėgsta ir nori būti kartu, bet dėl to, kad jie labai nori sukurti šeimą. Ir jie užaugina vaikus ir išleidžia vaikus. Ir kas tada? Jų tapatume yra labai svarbus buvimas tėvų rolėje. Tai yra, nežinau, ten jeigu kokia nors aš kaip ten Birutė, man daug svarbiau, kad aš esu kaip mama, negu aš kaip Birutė, arba aš kaip, nežinau, Jono žmona, o aš kaip Jonas, man daug svarbiau, kad aš esu kaip tėvas, o ne aš kaip Jonas atskira asmenybė, arba aš kaip Jonas partneris Birutės vyras ir panašiai. Tai gali būti didžiuliu iššūkiu tėvams kurti savarankišką gyvenimą ir atsiskirti, kurti sveiką atstumą nuo suaugusių savo vaikų, nes tuo metu atsiveria didelė tuštuma ir atrodo, kad tėvų gyvenimo gerovė ir laimė priklauso nuo to, kiek jų suaugę vaikai dalyvauja jų gyvenime. Ir tai yra labai didžiulė atsakomybė, tai yra gal net per didelė atsakomybė. Ką reiškia gyventi žmogui, žinančiam, kad kito, jo artimo žmogaus gyvenimo laimė ir gerovė priklauso nuo jo. Tai yra labiau našta negu džiaugsmas. Tai yra tikrai labai didelis svoris ir tikrai labai apsunksta santykiai tarp suaugusių vaikų ir tėvų, kai tėvai išleidę savo vaikus nepasirūpina savo savarankiškų gyvenimų, neužgyvena savo draugų, nepasirūpina savo poros santykių. Tai yra, nevaikšto 30 metų jau į pasimatymus ten ir viens į kitą net nelabai nori pasižiūrėti, nėra užgyvenę savo hobių kažkokių. Dar sunkiau, žymiai sunkiau yra, kai tėvai nesirūpina savo fizinę sveikatą, psichologinę, emocinę sveikatą, ekonominę sveikatą, kai vargsta tėvai ir suaugę vaikai išeidami iš tėvų namų, jie mato, jie irgi išgyvena labai sunkius ir dviprasmius jausmus, kur aš jau taip noriu ištrūkti iš to sunkios realybės, sakykime, ir gyventi savo savarankišką gyvenimą, bet ir aš pačius savo artimiausius žmonės palieku tokioj kančioj, tokiam varge, tokiam skausme. Bet jie patys mažai savimi pasirūpina, sakykime, nežinau, kažkas su sveikata, va čia išaugo kažkoks dalykėlis, kam ten pas tos gydytojus eiti, ta prasme. Tai čia svarbus momentas, kad kuo labiau tėvai susikuria savo gyvenimą ir kuo labiau juo pasirūpina tokį gyvenimą, kuris nėra vien tik priklausomas nuo vaikų, tuo jiems patiems yra lengviau priimti vaikų atskirumą. Kitaip tariant, viena didžiausių dovanų, kurią tėvai gali dovanoti savo suaugusiems vaikams, yra jų pačių laimė. Tai yra tėvų laimė, o ne aukojimasis ir toks motinos Teresės kankinės aukojimasis dėl vaikų, kad aš tai čia jau, man tai nesvarbu, man nereikia nei ten vaikščiot galiu susiplyšusią striukę, jau man nesvarbu, jau aš nugyvenau savo gyvenimą, svarbu, kad tu būtum laimingas ir ten kiša visus tos stiklainius ir ką tik nori ir perka rūbų, reikia, nereikia ir, ta prasme, visiškai save gali, paversti vos ne benamiu tam, kad tik tai vaikai būtų laimingi, nes tėvam labai svarbus, jų tapatumas kaip mylinčių tėvų, o vaikai kenčia tai matydami, o vaikam būna, kad jiems skauda, kai tėvai taip nepasirūpina savimi ir jie norėtų matyti tėvus laimingus. Ir atvirkščiai galioja visa šita tokiame santykė, tai yra, kad kuo labiau suaugę vaikai atsakingai ir atkakliai kuriasi savo pačių gyvenimą, tuo lengviau būna tėvams atleisti, priimti juos tokius, kokius yra, jaustis nepriklausomais nuo jų ir priimti tas nuoskaudas, kad, tėvai buvo tokie, kokie buvo, bet aš jau gyvenu su visais ten savo trūkumais, bet ir su savo privalumais.
o ne tai, kad visą tai matyti tik vienu atspalviu, ten, kad, pavyzdžiui, štai aš nelaimingas dėl to, kad mano tėvai ten, nežinau, kontroliavo mane ir, apie tai vien tik tai kaltinti tėvus, kad kuo labiau suaugęs vaikas kūrėsi savo santykių, tuo lengviau gali priimti ir tėvų netobulumą šitoje vietoje. Ir čionais iškyla tokiuose santykiuose ypatingai, kur tėvams sunkiau yra savimi pasirūpinti, arba atvirkščiai, netgi tuose 30-mečiuose, kurie gyvena vis dar su tėvais ir vis dar darbo neturi. Čia iškyla labai daug įtampų, labai daug visokių dilemų, kur kiekviena istorija tikrai yra sudėtinga ir reikalauja, labai dažnai reikalauja net pagalbos iš šalies, specialistų netgi pagalbos iš šalies, bet tame yra ir vilties, tai yra, kad abi pusės gali prisimti atsakomybę už savo gerovės kūrimą, su kuria susiję ir kito gerovę. Tai yra, pavyzdžiui, suaugę vaikai galėtų savo tėvus, norint, kad jie gyventų kažkokį tvirtesnį, savo savarankiškesnį gyvenimą, kaip tai paradoksaliai beskambėtų, supažindinti juos su kažkokiom, nežinau, užimtumo veiklom, hobiais kažkokiais, rasti internete kažkokių įdomių būrelių. Esu girdėjęs istoriją, kur tikrai vienam žmogui buvo nelengva dėl to, kad po mamos mirties jo tėtis, kuris buvo labai priklausomas nuo mamos rūpesčio, nes jinai laikė visus 4 namų kampus ir staiga jis tapo tokiu auka, kur net valgyti negaliu pasidaryti ir visi turi manim rūpintis, tai tas žmogus, jau suaugęs žmogus, įrašė savo tėčiui Tinderį. Tėčiui, kuriam ten arti 60 metų. Ir spėkit ką, tėtis naudojasi tuo Tinderiu, jis surado savo merginą, rado irgi merginą panašaus amžiaus bendramžė, kuri irgi ieško vyro, kuriai irgi sunku turbūt, nes jinai ieško, kuo galėtų rūpintis ir jie taip puikiausiai ten kartu toliau, vaikščiojo į pasimatymus, istorija laiminga ir sėkminga, bet čia yra toks irgi gražus man pavyzdys, simbolinis, kaip tas žmogus galėjo užimti poziciją, žinai, tu turi pasirūpinti savimi, atsiknisk nuo manęs, čia per daug, aš gedžiu savo mamos netekti, ne tik tu palaidojai savo žmoną, bet aš gedžiu savo mamos netekti ir per tokį pyktį, per tokį atsitraukimą ir tas abiem pusėm turbūt paliktų irgi papildomų žaizdų ir nuoskaudų, bet galima šitoje vietoje paskatinti savo tėvus va tokiu būdu arba galbūt nukreipti, kaip vienas žmogus irgi, ne vienas žmogus iš tikrųjų, ne iš vieno žmogus esu girdėjęs terapijų, kaip jie siūlo savo tėvams atnaujinti ryšius su savo draugais, nors tarp eilučių žinutė yra atsiknisk labiau nuo mano gyvenimo ir leisk man gyventi savo, bet ateinama į santykius su tuo, žiūrėkit, jums fainiau bus, jums geriau, jeigu jūs tą pasirūpinsite. Tai tikrai kartais gali būti, kad mes galim taip švelniai padėti savo, sakykime, suaugusiems tėvams arba atvirkščiai rasti, į ką įsitvirtinti ir ne tiek būti priklausomiam nuo tų tarpusavio santykių, bet vėlgi kita pusė nebūtinai gali atsiliepti tai. Wow, čia tokį galingą parengiai sprogimą, daug labai susakei svarbių dalykų. Tai net nežinau, ką galėčiau pridėti, kelios mintis atėjo, tai kai kalbėjai apie tos, kur neišeina iš tėvų namų, tai vis tiek kažkaip prisiminiau, kaip mus visada profesorė mokė studijose psichoterapijos, kad gera motina, bet čia turbūt ir apie tėvą tinka, ir ta, kuri globoja, bet ir ta, kuri išspiria laiku lauk. Tai apie tai, kad tėvai irgi yra atsakingi už tai, kiek jie paleidžia. Čia tai plačiaja prasme tai, ką tu pasakoji, tai tas tapatumas buvimo tėvo ar motina, jisai yra labai svarbus ir tai yra didelė dalis gyvenimo, bet va čia grįžtant prie to gelminio tapatumo, kurį aš ir prieš tai minėjau, tai kas tada vyksta gyvenime, jeigu tai yra mano vienintelis ar pats pagrindinis tapatumas, nes vis tiek tas tapatumas jis yra skirtas kam? Jis yra skirtas išreikšti savo reikmėm ir atitinkamai sulaukti išorinių reakcijų, galima būtų taip apibūdinti. Tai jeigu mano reikmės yra būti mama ar tėvu, o mano tada atgalinė reakcija, kad visada su džiaugsmu priims mano meilę, rūpestį ar dar kažką ir aš tada, žiūrėk, gaunu nebe su džiaugsmu, bet jau kažkada gal vos ant 3 raidžių manęs nepasiunčia ar pasako, gal jau atsiknisk su tuo rūpesčiu, tai gali būti labai labai skaudu šitie dalykai tėvams. Todėl, man atrodo, labai geros įžvalgos tos, kuriomis tu daliniesi apie tai, kad tėvų užduotis tai yra rūpintis savo gyvenimu. Ne tik kaip tėvo ar motinos, bet kaip žmogaus, kaip Petro ir Onos. Kas aš esu be to. Ir tas pavyzdys su ligom, tai man labai toksai ryškus ir terapijoje su klientais pasitaikantis, kad va tėvai, kaip tu sakai, nesirūpina
sveikata ir kažkuria prasme jie žino, man atrodo, kad jie nesirūpina. Ir labai labai dažnas, kai paklaus, kodėl nenueina tėvai pas daktarus, tai sako, tai ką jis ten man gero pasakys, ar ką jis ten protingo man pasakys. Taip. Ir kas tada įvyksta, ir tada vaikas, suaugęs vaikas, jis tada rūpinasi tėvo ar motina arba abiem, nes jam rūpi sveikata jų. Ir aš turiu kažkokį įtarimą, kad čia yra kažkoks irgi vienas galimai iš pasąmoningų būdų pririšti ir nepaleisti tų vaikų, nes tada va tokia forma aš tada priverčiu rūpintis, gal dažniau grįžinėti, gal dažniau skambinti, gal dažniau net ir knisti protą, kita vertus, kad nueik pas daktarą, bet kaip Malūnas per Simpsonus sakė, blogas dėmesys irgi yra dėmesys. Tai čia jeigu taip toli žiūrint ir taip psichoanalitiškai ieškant tų motyvacijų elgesio, tai už to nepasirūpinimo sveikata gali būti daug motyvų ir ta pati gyvenimo baigtinumo baimė, kad jeigu eisiu išsitirsiu ir bus kažkas negero, tai turėsiu dabar jau su tuo dylint, bet kita vertus, tai apie kokią čia tada bejėgystę kalbama, nes tada kažkaip susiformuoja toks vaizdinys, kad tie tėvai tikrai tokie bejėgi, jie net savo sveikata pasirūpinti negali, tai ką jau kalbėti apie tai, kad aš galėčiau jiem kažką nemalonaus pasakyti apie juos, ar nusibrėžti savo ribas kažkokias, žodžiu, toksai kūrėsi tada jausmas, kad tie tėvai tikrai tokie trapus, reikia labai saugoti jų tą buvimą tėvo ar motiną, nes jeigu per daug kažką pasakysiu, taigi įsižeis, įsiskaudins, tai čia irgi svarbi turbūt žinutė, kad tėvai šiaip irgi yra atsakingi už tai, ką jie jaučia. Ta prasme, kad jie pajunta, tai gal nesugalvoja, ką pajus, bet o ką jie darys su tais jausmais, ar jie kažkaip priims tai kaip kažkokį žaidimą, ar kaip puolimą, ar kaip dar kažką, gal kaip svarbia žinutė, tai irgi priklauso nuo jų. Taip, kad tie santykiai labai dinamiški tarp suaugusių vaikų ir tėvų ir tikrai sudėtingi. Ir atrodo tai, kad tu sakei, vis tiek kažkaip apibendrinant, gal kad išryškėja toks pats pagrindinis aspektas, kad tiesiausias kelias į turbūt pasitenkinimą tais santykiais, tai neapleisti savo poreikių. Tiek tėvams, tiek vaikams, nes atrodo, kad ir vaikų nuoskaudos neretai kyla iš to, kad jie tada negali pasirūpinti savo kažkokiais poreikiais. Ir kai tu sakei, kad kuo aktyviau kūrė savo gyvenimą, tuo lengviau paleisti. Tai tos nuoskaudos tikrai ir iškyla tada, kai savo gyvenimo kurtis irgi nesigauna arba tiesiog nevyksta tas kūrimas, galbūt žmogus nekuria santykių, galbūt profesiniai srity irgi yra pasimetęs, tai visos tos erdvės jos yra labai palankios tom nuoskaudom sugrįžti ir jos tada labai prisimenamos yra, bet vis tiek už tų nuoskaudų vis tiek slypi ir kažkokie tai poreikiai. Tai net ir tas, kaip toj žinutėj, kur klausytoja rašė, kad jaučiausi ar ne, nemylima, ar kad trūko meilės. Tai o kaip aš savo gyvenime pasirūpinu tuo meilės poreikiu savo jau? Kaip aš suteikiu meilę kitiem, kaip aš noriu gauti meilę iš kitų, tokie klausimai, kurie veda vis tiek prie mūsų pačių. Ir abiejoms pusėms, man atrodo, irgi vertingas klausimas, ar aš savo meilės šaltinį, kuriam duodu ir iš kurio gaunu meilę, laikau tik tai savo tėvus arba tik tai savo vaikus? Ar vis dėlto aš galiu rasti kitų kabutėse vaikų šitam gyvenime, galbūt kažkokį turiu hobį, kur galiu, nežinau, kad ir savanorystės pagrindais vesti pamokas ir ten gali ateiti kažkokių jaunuolių, kurie nori to mokytis ir jie man tampa kažkuria prasme kaip šiek tiek pakaitiniais vaikais ir aš ten šiek tiek savo meilės atiduodu ir netiek, sakykime, įkyriai galbūt ją nuolat siūlau savo vaikams ir atvirkščiai ir galbūt suaugę vaikai turėdami kažkokių nuoskaudų, pretenzijų savo tėvams ir kad jie gali, sakykime, duoti 25% tokio santykių, kokie jie įsivaizduotų tobulą tėvų santykį. Galbūt 75 likusius procentus gali susigraibyti iš savo mokytojų, dėstytojų, kitų autoritetų, kitų kažkokių žmonių savo gyvenime, psichoterapeutų galų gale. Ta prasme, kad yra kiekvieno žmogaus irgi atsakomybė rasti tuos ir kitus šaltinius ir visus lūkesčius, nuo ko aš pradėjau, kad tai yra santykiai labai persmelkti abipusiais lūkesčiais, ne tik tai sukrauti ant to vieno asmens. Ir man tai dar čia norisi šiek tiek labiau išplėsti, nes gal kelios svarbios mintis pasirodė apie tą tėvų sunkumą, kurį dažnai jie susiduria, kad suaugę vaikai mažai nori su jais bendrauti. Tai viena dalis yra ta, kad porą minčių tiesiog norisi pasakyti, kad tėvai neretai daro klaidų daug,
Nes natūralu, jeigu ten beveik 20 metų buvau aš santykyje labiau toje galios pozicijoje, kur aš labiau atsakingas, nes tikrai esu išmintingesnis, protingesnis ir ten 5-metės vaikas nesusiorientuoja ir aš turiu atlikti, užimti vaidmenį to, kuris padeda susiorientuoti vaikui gyvenime, bet tas vaidmuo taip įsišaknyja per tuos, sakykime, 20 metų, kad jį sunku labai paleisti. Ir tada būna taip, kai jau vaikas mūsų, jam gal 30 metų, 35, 40 metų, jis dalinasi tiesiog savo gyvenimu, o tėvai vis dar iššoka į tą rolę, kad mažai klausos ir daug kalba, pavyzdžiui, apie savo gyvenimą, arba ten skuba su patarimais, vertinimais, kaip ten jie turėtų gyventi, ir gali būti tai yra viskas ok iš savo susirūpinimo, iš savo meilės, iš savo, nežinau, kažkokio tai nerimo, iš tokių į ryšį orientuojančių jausmų, bet tas išeina su tokiu, tarsi lyg iš aukšto perspektyvą, kuri atstumia, arba neretai tėvai iš savo nerimo ten, nežinau, dalinasi kažkokiu neigiamu perspektyvos matymu, oi, tai čia jau blogai baigsis, čia jau visai bus, čiagi nusivažiuosi ir ten dar kažkaip, kažkokiu tokiu irgi, ir tėvai buvo, mam, tėt, ašgi suau, ta prasme, kad svarbu įsisąmoninti, irgi savo komunikacijos klaidas, kurias mes darom, tas pats galioja ir suaugusiem vaikam, bet kita mintis, kurią man norisi pasidalinti, tai yra paradoksas apie tą, apie kurį kvieščiau susimastyti, galbūt kiekvienai pusiai, kad kartais būdas pasijausti labiau reikalingu, tai yra čia tas tėvų sunkumas, kaip jie tampa vis ir mažiau reikalingi savo suaugusiems vaikams. Tai kartais būdas pasijausti labiau reikalingu yra tapti mažiau reikalingu. Aišku, tam yra rizikos iš tiesų nutolti ir pamatyti santykį nutolstantį, bet ką aš turiu omeny, tai yra bet kokiame ryšyje, manau, kad kažkiek galioja tas principas. Jeigu viena pusė į santykį deda nuolat daug žingsnių, eiti link kitos, ten inicijuoja bendravimą, rašo, skambina, kviečia nuolat susitikti ir panašiai, o kita pusė tik tai renkasi atrašyti, sutikti arba nesutikti, susitikti arba nesusitikti, tai tai pusė, kuri yra nuolat inicijuojanti, nėra galimybės pamatyti ir pajausti, kiek kitas nori eiti į ryšį su manimi. Ir tai pačiai mažiau iniciatyviai pusiai nėra erdvės pajausti ir susivokti, kiek ji pati nori eiti į ryšį. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, tėvai nuolat rašinėja, skambinėja kiekvieną dieną ir panašiai ir vis nerima, ir dar kartais pradeda pokalbį, čia irgi dažnas, tai kodėl nepaskambinai? Tai irgi puikus kvietimas pradėti pokalbį. Tai tame net nėra erdvės duoti vaikams pojūčio, kad jie pasilgo savo tėvų. Ir iš to jausmo ateiti santykį, ne iš pareigos, kad mama skambina vis, arba ten tėtis skambina, nes jie ten vieniši ir turiu su jais pabendrauti, nes jie rašinėja, bet kad iš tiesų jie kažkurio metu keista, kažkaip tėvai nerašo, neskambino, visai pasilgo, visai įdomu, kaip jie ten gyvena. Ta prasme, kad gali būti ir taip. Tai, ir lygiai taip pat patys tėvai, jie lieka su tuo neapibrėžtumu ir jis neturi galimybės spręstis ir transformuotis į naują santykį. Tai yra, jeigu aš visą laiką inicijuoju santykį ir nuolat vis kviečiu į bendravimą ir nesusiduriu su pavyzdžiais, kur kitas mane kviečia, tai aš niekada ir negaunu to jausmo, kad su manim nori bendrauti. Jeigu duodu erdvės, tada aš galiu pamatyti, kad, man sūnus arba dukra paskambino arba parašė ir norėjo paklausti, kaip man sekasi. Vau, kaip fainai. Bet kartais, tas būdas, vėlgi, pasikartosiu, būti tuo, pasijausti labiau reikalingu ir kad santykio norisi su manim, yra tapti mažiau reikalingu ir šiek tiek dėti žingsnį atgal. Bet vėlgi, kiekviena situacija skirtinga, bet man norėjusi labai išsakyti ir šitą mintį, kur tikrai dažnas sunkumas, kuris skamba psichologo kabinete. Štai gal dar atspindėčiau tokį momentą, kad keičiasi formatas bendravimo suaugusių vaikų su tėvais, nes vis daugiau tėvų yra kompiuteriškai raštingi ir draugauja su skaitmeniniam technologijom. Tai tikrai ne vieną atvejį girdėjau, kaip jau egzistuoja šeimos čiatai, kuriuose nuolat plaukia informacija, nuotraukos, žinutės, visokie pasidalinimai, nuorodos ir kiti dalykai. Tai nes toks jausmas, kad tai, kaip mes pasakojam, kad vis dar tik telefonu arba gyvai vyksta pabendravimus tėvais, bet aš manau, kad tai irgi neš kažkokių pokyčių, galbūt dar psichologai tyrinės, ką reiškia taip nuolatos būti prieinamiams ir pasiekiamiams tėvų, žinutėmis, komentarais, kažkokiais sekimų socialiniuose tinkluose. Tai aš jokių būdų nenoriu kažkaip to sureikšminti, kad čia bus kažkokie milžiniški pokyčiai. Tiesiog, klausydamas, ką tu pasakai, pagalvojau, kad
kai tu kalbė apie tą atsitraukimą, kad pasiilgtum ir kitas gal suprastų, kaip jisai pasiilgo, tai atrodo, kad dalis žmonių visada yra susijungę su tėvais, šeima ir tie vaikai, tai gali būti įdomių tokių pokyčių. O dar trumpai atreaguojant į tai, ką tu kalbėjai, tai atrodo, kad apie pokytį tokį savo vaidmens, kad kai sakai, kad tėvai autoritetingi tokie 5-mečio suaugusiam vaikui gali būti nebe visai. Tai čia tikrai labai siejasi su ta vidinio autoriteto samprata, kad tėvai būdami mums išoriniais autoritetais ir galios tokiom figūrom, laikui bėgant iš tiesų, kaip sakai, tą galią praranda ir gali būti nelengva priimti ir pačiam tėvui arba motinai, kad galbūt aš jau nebesu tas geriausias išmintingas patarėjas arba tas, kuris geriau žino, gal tikrai aš jau kai ką mažiau žinau, gal kažkame mažiau nusimanau ir čia toks priėmimas pokyčio, kad keičiuosi ne tik, kad ten senstu, darausi vyresnis, bet kad ir keičiasi mano vaidmuo tame santykėje, kad jisai iš tikrųjų jisai tampa toks labiau lygiavertis, tarsi, kad jau abu kaip lygus su lygu bendrauja. Ir dar čia vienas iš tokių turbūt kriterijų, turbūt gero santykio suaugusio žmogaus su tėvais, tai ar išeina santykė būti lygiaverčiu. Tai nes aš ir pats asmeniškai esu patyręs su vienu dėde, vis mes kartais per tam tikrus susitikimus pasikalbam ir aš atsimenu, kaip jis taip nerimtai žiūrėdavo mane kaip paauglys būdavo arba ten pirmų kursų studentas, bet jis vis dar iki šiol taip nerimtai žiūri ir man atrodo, kad ir ką aš pasakyčiau, kad ir ką būčiau perskaitęs, jam vis tiek neužsiskaitys, sakys, ne tas knygas skaitai, tai tu čia tą ir aną paskaityk, žodžiu, nėra to lygiaverčio santykio, aš nedalyvauju su tuo žmogum, tai laimiai tai nėra ryšys, kurį labai dažnai palaikau, tai labai epizodiškai kartais net kas keletą metų tenka pabendrauti, bet šita mintis kilo apie tokį įsivertinimą, tai ar mano ryšys su tėvais geras ar ne gali padėti nuspręstas, ar aš bendrauju ir ar tėvai bendrauja su manim kaip su lygiaverčiu, kaip su suaugusiu žmogum, o ar nelaiko manęs toliau kažkokiu vaiku, kuriam reikia viską paaiškinti, kuriam reikia vis dar pasakyti, kad tu atsargiai važiuok, kai ten pasnigo gatvėje, kuriam reikia pasakyti, žinai, tai jeigu pasiskambina ir sergi, tai kad tai žinok, išgerk čia, nuo gerklės skausmo pasirūpink, tarsi aš nepajėgus to pats sugalvoti ir dabar ačiū, kad pasakei ir dabar tikrai pasveiksiu, nes iki tol jokios strategijos neturėjau. Tai. Tėde, kai sergi reikia arbatą gert, o geras, ačiū už patarimą. Jo. Bet čia svarbus momentas, apie kurį tu sakai, kad mes žmonės apskritai dažnai tampam įstrigę savo matyme ir laikome jį objektyviu, teisingu ir įstringam rigidiškai ir negalime jo pakeisti. Ir čia svarbus šituose santykiuose, kaip ir bet kokiuose kituose, nusiteikimas pamatyti naujai, kas yra žiauriai sunku. Vienas sunkiausių uždavinių. Pamatyti taip, kaip yra iš tiesų. O tam reikia tokio smalsumo. Ir kartu ir geranoriškumo, manau, kad taikaus nusiteikimo, jeigu aš ateinu su kažkokiu savo teisuolio pozicija, tai labai sunku, kad kažkas pasikeistų. Tai ir čia kalbant ir apie šventes, ir apie suaugusių, vaikų grįžimą pas tėvus, ir ten tėvų pasitikimą suaugusių vaikų grįžtant, man atrodo, abiems pusėms tikrai nemažai padėtų toks sąmoningas kultivavimas stebėtojo ir tyrinėtojo vaidmens, užuot tokio staigiai reaguojančio dalyvio. Tai čia aš taip visai galvočiau apie tokį metaforiškai kalbant ir pokalbio netgi ir santykio tempo sulėtinimą nuo 6 pavaros į galbūt 2 arba 1 pavarą, stabtelint, neskubant reaguoti, bet taip sąmoningant, tyrinėjant. O tai kaip čia yra? Grįžau vėl per kalėdas ten į savo šeimą ir vėl ten, mama ar tėtis, ar ten kažkas, ar sesė, ar brolis vėl reaguoja savo įprastu būdu ir kuris mane erzina ir man staiga kyla erzulio reakcija arba atstumimo ir aš ten noriu atsitraukti ir panašiai. O jeigu aš taip stabtelčiau ir pabandyčiau o tai dėl ko šitas žmogus taip reaguoja? O ką jam skauda šitoje vietoje? Kodėl jis pyksta? Atrodo, kad už jo pykčio yra kažkoks skausmas, kažkoks poreikis, kažkoks lūkestis, kas čia per istoriją. Tai tokia Sherlocko Holmeso pozicija. Jinai kartais tikrai gali padėti ir mums patiems neiššokti tas automatinės reakcijas, kas,
nuo tų automatinių reakcijų irgi padeda apskritai, tiek vienai, tiek kitai pusiai, kai mes pagaunam save, kad reaguojam, kad nežinau, galbūt aš esu tas dėdė, kuris ten aiškina, kaip tu ten turi važiuoti nuo Panevėžio iki Vilniaus ir žiemą, ir su kokiom padagom, ir kur jas pasikeisti ir kada. Galbūt aš esu tas suaugęs vaikas, kuriam 40 metų, bet vis dar atvažiavęs per Kalėdas primena savo mamai ir tėčiu, kaip jūs nemylėjot manęs prieš 30 metų. Ir čia yra gera vieta užsiduoti savo klausimą, ar dabar aš taip noriu reaguoti. Ar aš pats savo patinku, kad aš atėjęs į šitą ryšį šią akimirką taip reaguoju? Ar tai tikrai yra man pačiam simpatiškiausia reakcija, kaip aš būnu? O gal aš vis dėlto būčiau savim labiau patenkintas, jeigu aš kitaip sureaguočiau šitoj situacijai? Tai čia jau kiekvienai šaliai ta atsakomybė, kaip tame būti, o šiaip tai, matau, kad dėl mūsų laiko ribotumo epizodas juda link pabaigos, tik paskutinę noriu mintį išsakyti, kuri man atrodo labai tokia svarbi ir tikrai sudėtinga, nors šią temą begalinė. Aš net savo konspekte, kur buvau pasiruošęs šiam epizodui, net trečdalio nepaminėjau mūsų šitam pokalbėje, tai man atrodo, čia galima labai daug plėstis, bet kuo man norėtųsi užbaigti? Užbaigti norėtųsi tuo, kad suaugusių vaikų ir tėvų santykiai šiais laikais dabartinėme kontekste, kuriame mes gyvenam, papuola į savitą terpę, tokią net ir kultūrinių karų terpę, aš sakyčiau. Ir čia yra sudėtingumas. Sudėtingumas tame, kad, ilgą laiką žmonijai santykis tarp tėvų ir vaikų buvo prievolė, grįstas, pareiga, tokia tvirtuoju Dievo įsakymu ir kad privalu ten gerbti tėvus ir ten socialinės normos buvo aiškios. Dabar viskas daug labiau yra derybų klausimas ir psichologai daug dažniau ir mes šiandien kalbėjom iš tos perspektyvos, kad vos tik tai, kai vaikai suauga ir tarp jų suaugusių vaikų su tėvais santykis yra labiau sąmoningas pasirinkimas ir kaip mes renkamės būti ir tame reikalingas sąmoningumas, galbūt naujų tradicijų, naujų taisyklių sukūrimas, kaip nuo šiol mes būsime ir dažniau vis girdimasi apie tai, kur ten reikia gerbti savo tėvus, tai girdimasi net ir ta pusė, kad pagarbą reikia užsitarnauti šitoje vietoje ir kad tėvai pasirenka turėti vaikus, o vaikai nepasirenka savo tėvų ir čia yra tam tikro nelygiavertiškumo ir panašiai. Bet žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad toks principas dabar aš tau, ten auginu, rūpinosi, leidžiu į mokslus, o po to tu man rūpinsiesi, remsi, lankysi ir būsi mano ten draugų drauge, kad man vienatvėj netaip sunku būtų. Tai yra toks naudos principas, kuris viena vertus ir nelabai kuria santykiams vertę ir, sakyčiau, kai kur komplikuoja ir įneša tokio santykio grįsto pareigą ir kaltę, tokio šleifo. Taip pat neprisideda ir psichologai, kurie visas bėdas kildina iš vaikystės, man atrodo, tai irgi nepadeda tokiam šeimos santykių vertės kūrimui. Ir kultūriniuose karuose, man atrodo, kurie vyksta dabar, sudėtinga kalbėti ir ramiai ir taikiai diskutuoti, ramiai ir taikiai tyrinėti, kokią čia mes galime, ar, nežinau, kiekviena šeima rasti ir kiekvienas žmogus, kokią aš galiu rasti arba susikurti šeimos santykių vertę. Iš naujo, kuo jie man vertingi apskritai gyvenime, nes gyvename individualistiniai kultūrai, kur tai nustumta į paraštę, kur daug nereikia klausti, kuo vertingas populiarus Instagramo profilis, nereikia klausti, kuo vertingas aukštas visuomeniai statusas arba profesinė sėkmė, bet reikia klausti, kuo vertingi šeimos santykiai. Ir kai yra dvi pusės, kurios kalasi, kuri viena ten kalasi už šeimos santykius su vyčiu, kryžiu, kalavijum ir sako, kad tai yra šventa karvė ir čia viskas yra tobula. Tai yra vienas kraštutinumas, o kitas kraštutinumas yra tie, kurie ateina ir sako, bet kokia tradicija yra galios naratyvas, kuris turi savyje agresijos momentą ir juos visus reikia dekonstruoti ir jų visų reikia atsisakyti. Ir tai yra didžiulis įtampos laukas tiek tarp vienos, tiek tarp kitos pusės, kurioje sunku ramiai tyrinėti ir leisti kiekvienam žmogui iš naujo atrasti, kuo man kaip suaugusiam vaikui galbūt yra vertingi ir reikalingi santykiai su tėvais, nes šiaip tai galima paminėti net tokį, nepaisant to, kad galiu Facebook'e turėti 2000 draugų, bet kai man bus tikrai didelė nelaimė, tikėtina, kad šalia manęs bus tie tėvai, kuriuo aš nemėgstu ir turbūt nedaug tų draugų bus. Tai čia vienas momentas. Ir lygiai taip pat tėvams, kuo jų dabartiniam gyvenime, kokią iš naują vertę galiu atrasti santykį su savo suaugusiais vaikais, o ne tą, kur globėjiška, kur jie man dar vaikai ir jiems. Tai norėsiu man ir šitą paminėti, kad tai yra savitas, sudėtingas uždavinys ir į santykį tarp, nežinau, vaiko ir tėvo įsiterpia dar ir visa kultūra.
Nu, tas paskutinės mintis jau tokios atrodo galėtų būti nuo Bačkos netgi sakomas politiniuose kažkokiuose debatuose ar diskutuojant apie ideologijas. Tai paskutinė mano mintis, tu paminėjai tas ideologijas, aš apie tokius kryžiaus karus pagalvojau, apie tai, kai vaikai prisiskaito ir išsiaiškina savo gal vertybės, pozicijas, nuostatas ir tada ima labai taip aktyviai ir įkyriai kovoti ir bandyti pakeisti tėvų nuostatas, vertybės kažkokias. Tai čia vėl vertybė vertybė nelygu, jeigu ten sako kažkas, kad vertybė žudyti žmogų, tai be abejo tokia nuostata kovoti prasminga, bet kai mes kalbam apie šiaip, apie politiką, kažkokius kitus klausimus, ideologijas, tai ar galim leisti žmogui būti kitokiam? Nes lygiai taip pat kaip gal manęs tėvai nepriima už kažką, tai gaunas, kad ir aš jų nepriimu. Tai jeigu taikant tą Konfucijaus taisyklę auksinę, tai elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Tai jeigu tu norėtum, kad priimtų tavo kitoniškumą, tai ar galima priimti ir tėvų kitoniškumą? Neprivaloma lysti tas temas, jeigu jaučiat, kad tenais yra karo laukas, bet ar tikrai prasminga dabar valandas už kūčių stalo kapotis dėl vertybių ar kažkokių nuostatų? Tai šitą mintim turbūt mes ir keliaujame epizodo pabaigą. Ar dar, Vitalijau, norėtum ką nors pridėti ekstra? Ne, man atrodo, labai išsamei tu apibendrinai šią tokį trumpą intarpėlį dėjau ir manau laikas sustoti. Paskutinis šių kalendorinių metų epizodas, tai kas klausot prieš šventes, tai gražių švenčių jums. Ir jeigu jums patiko, ką jūs girdite, arba jums ko nors pritrūko apie tai, ką mes papasakojame, visada galite mus paremti Contribui, užduoti mūsų klausimus ir galbūt išgirsti kas mėnesinius klausimų atsakymų epizodus ir pasidalinti šito podcastu su tuo, kas jo dar nėra girdėję. Tai ačiū Jums, kad esat su mumis ir gražių švenčių. Iki.